Vadovus piliečiai. Karočią, sakau savo kolegiam, žinai, nupirkit ten, tipo, užkandžių, šampano, žinai, ir viską, nes mamos gimtadienis vakar buvo, žinai. Mačiau, sveikim praėjusiu. Jo, ir žodžiu, viską paruošė, tipo, iš vakaro, staigmena mamai, žinai, tipo, valio, fainai. Ir... Mama parašė susirgo ryte. Ne, tipo, atvaro mama, viskas gerai, papjaustėm tortą ir aš taip sako, ir man sako, žinai, atidaryk šampaną ir aš toks, pagaliau, galėsiu kalt šampaną, žinai, tipo. Darau, žiūriu, free alcohol. Nesupratau. Iš peršūdas. Jo, tipo, visus 3 pasižiūriu šampės, nealkoholiniai. Sakau, blemba, jūs visai, pum, blemba. Tai pasirodo, merginos tiesiog nupirko nealkoholinio, sako, tai tau vis tiek darbuotis ten visą kitą, žinai, tipo, visi išgersim per gimtadienį alkoholinio. Which makes sense. Which not makes sense anymore. Makes sense, realiai. Nelabai. Man patinka, kai biški yra... Jis mėgė per makufelį. Jo. Supranti, biški smėgi ir tu jau gali garodžiai darbuotis, tau biški, žinai, jau... Jau, gyvent. Taip, lemba. Aš iš vis nesuprantu blaivių žmonių. Ai, aš kažkas parašė po praeitą podcastą, kad jeigu jau rūkot normaliai, tai tipo, nemokat rūkyti, sako. Pro langą šok, kas čia, sako. Ai, mačiau. Neveikia, kas čia, sako. Atėjo ekspertas 420. Jo. Ten parašė, tipo, nekalbėk iš šūdų, jeigu nesuprantat. Nu, kažkas tokio buvo. Tai visai kinga, toks, kur pasirodė tikras useris. Ne, bet man smagu, žinai, kad bet kokiu atveju, yra ekspertų, kurie savo amato, žinai, žmonės. Tai jie gali pasireikšti, mes gal ir nemokam. Mes durneliai šios Lietuvos akmenukai esam, tai ką mes žinome apie tokius dalykus. Jeigu akmenukai, aš norėčiau būti gintaras tada. Gintaras, tai tau reikia pasakyti vardą tada. Ne, norėčiau būti gintaras. Jeigu mano vardas būtų gintaras, aš tikrai gaminčiau gintarus. Norėčiau plavinėti jūros krantuose. Tos papuošalų, žinai. Aš tai norėčiau tiesiog įkurti įmonę MB švarūs pinigai. Bet antrojo yra tokia jau, ne? Yra? Žinau, kad yra nešvarūs pinigai. O man įdomu, ar MB nešvarūs pinigai, arba MB juodi pinigai. VMI daugiau prisiknis ar ne? Prie šito. Geras klausimas. Geras klausimas, tikrai, pažiūrim. MB Bet šiaip įdomu. švarūs pinigai. Kažkam darom reklamą, ne? Yra. Yra tokie. Ai, ne, pala, švarus verslas. Jo. Verslas. Man labai įdomu, ar tipo, labiau kabinėjasi ar ne. Įsivaizduoji, VŠI nešvari įmonė. Jo, bet VŠI. Jo, labai įdomu, blemba. Ar įmanoma tokią padaryti ir tipo... MB labai moku mokesčius. Taip. Tikrai visus mokesčius moku MB. Nieko neslėpia. Jo, MB nieko neslėpiu. Jo. Arba MB VMI. Negali. Valstybinė mokesčių inspekcija MB. Aš pats savo mokesčius moku. Tai kas jums negerai, aš blėt atsidedu. Gerai, čia sėsk 3. Jau būtent. Aš nežinau, filmuojam? Oi, tai gerai. O tai kaip praėjo jūsų savaitę? MB savaitę. Mano, tai aš dar tokios neturėjęs. Niekada jaučiu. Čia labai gera ar labai bloga? Iš darbo pusės labai gera. Ai, girdėjau, kad Robis per streamus sakė, kad Antanas baisi busy. Jo, tai įsivaizduok, kad šiandien, tarkim, filmuojam, tai lygiai prieš savaitę atvažiavau į ofisą, tai nuo tada iki dabar dar nebuvau namie. Šiandien yra lygiai savaitę seniai nebuvau namie. Vakam ta lova yra viršuje. Gerai, o tai kiek jau per tą savaitę naudoji dušą šį kartą? Jau žinau, kiekvieną dieną. Tai dabar yra, man atrodo, šiandien... Nu tai taip, savaitę laiko, kiekvieną rytą nuėjau į dušą. Na, jis kaip dušas? Geras, tu neįsivaizduoji. Karštas vanduo yra? Yra karštas vanduo, tu prasme, naujas, dar net plevelę lupau ant tiek. Ką, nepamiršai šampūną atsivežti pirmą? Turiu ir šampūną, ir šepetėlę atsivežiau iš namų, bet O stiklo valymo tą priemonę turi? Kokią? Neliktų prie... Squeegee. Stiklo? Ai, neturiu. Tai dar neprireikė. Bet ši savaitė man yra sunkiausia iš darbo pusės. Nu, nesu, žinai, visą gyvenimą? Nu, nesu ofise savaitę laiko, tiesiog iš ofiso neišlindęs. Po 3 parų išlindau į lauką. Nes jau įdomu buvo, nes pas mane dar ofise... Iš kalėjimo gal kaip. Jo, kur tipo žaliuzės uždarytos ir aš nelabai jau skiriu laiką, žinai, tipo, kiek čia valandų. Ir aš tipo, tamsu. Gerai, pasižiūriu toliau, vėl tamsu. Kur ta diena dingo? Nežinau. Po 3 parų išeinu į lauką, geras kvapas oro. Jo, šiaip tai, kai va tiek laiko pabūni namie, tai labai gera būna. Ypač, kai, pavyzdžiui, sergi savaitę laiko ir paskui išeini ir toks grino, to kvabo, tokio pajaužiūrį smagu. Šiaip, kalbant apie tipo tamsą, vat, kaip tu sakai, kad nejauti. Taip. Aš tą prisimenu žiauriai iš mokyklos laikų, kai tu ateini
ir ryte 7 ryto į mokyklą, yra žiauri tamsu, prabūnė sus pamokas, realiai nematai dienos šviesos ir grįžti namo, tarkim, žiemą, ten 4 valandą ir vėl tamsu, žinai, tokia, kur visą žiemą tu nematai dienos šviesos realiai. Tai va čia irgi toks pats principas, žinai. Panašiai. Bet po savaitės dar man depresijos nėra. Dar neprasidėjo, Dar ne? neprasidėjo. Paplokim už tai. Aš tai patyręs, tą kandonas patyręs, aš tikrai prabudau. Tu jo, irgi oficinis buvai žmogus. Bet tu irgi, ne, gyvendavai vos ne ofise. Nu, taip. Aš dušo nebuvo. Yra dušas ten. Buvo dušas? Buvo dušas. Atsimint, ant tualetas buvo ir 2 duris, 1 dušas buvo. Ne, man nebepamenu jau. Jo. Jau mano Yra dušas. Tai tak dabar man pagyventi ofise. Visose, kuriuose buvau, jaučiu visose esu mėgojęs. O šiaip įdomu, vat iš jūsų pusės, jūs esate už tokį darboholizmo lygį, ar tipo jau tai yra Dabar, kai nesveika? pasenau, sakyčiau, kad nebe už tai. Kas per daug tas nesveika, čia žinai su bet kuo. Nu, Ką padaryk daug, blogai yra. Kūnui ir... Bet aš tada pagalvojau. Tiesiog paprasčiausias variantas pasidarė ofisą namie ir mėgi namuose. Norėjau sakyti, kad reikia daryti ofisą namuose. Iš dalies, bet mano atveju netinka, nes labai daug žmonių dirba. Bet jo, jis čia tiek kambarių turi, kad čia gali būti praktiškai ir namai, ir ofisas, ir dar to pačiu pramogų erdvė. Visiškai. Čia realiai labai gerai yra Creator House'ui padaryti, bet kokiu atveju, nu, man reikia vis tiek erdvės. Aš galiu, savaitę, būnu, žinai, gyvenu, čia, okei, nu, tipo, tą ką reiškia gyvenu, aš pamiegu ir tada vėl einu iš karto dirbti, žinai. Yeah. Tai, bet man reikia vis tiek erdvės, kur aš šiek tiek atitrūkstu nuo to, tada galiu savo namie, kad ir pabūtas 8 valandas, išsimiegu, bet tada aš vėl grįžtu į ofisą visai kitoks, žinai. Jo, visai... Ne, tai šiaip reikia privatumo, nu, dabar, nu, Taip. būt su savo mintim, žinai, kaip pavyzdys. Aš tau, kur reikia čia tą kotedžą pirkti? Per gatvę būtų patogu, labai būtų patogu. Čia yra kotedžai? Jo, nu tokie namukai yra, žinai, jis nusiperka pys per gatvę ir jau ofise. Kaip į mokyklą būdavo, kur sako, tai žmonės, kur arti mokyklos gyvendavo, man iki mokyklos 2 minutės čia atsigaliu 7 PM, žinai. Minusas yra tai, kad dabar negaliu eiti pasimatymus ir nieko negaliu, žinai, žinai, kur, filmą pas mane gal, žinai, kažką, tai dabar ne. Bet kai tiek turi veiklų, tai tikrai neįpasimatymus. Tai dabar nėra kada į pasimatymus eiti, jo, tai didelis minusas. Nu, ką reiškia minusas? You know, I like money, you know. Now money, later, Bitches. Yeah, also. I like money now, afterwards I like money more. Yes. You know how they say? Businessman loves only one thing. Color of the money. Green. Taip sako. Esu girdėjęs šitą posakį, niekada gyvenime. Esu girdėjęs, bet... Bet trūdu, taip praėjo. Taip, nu. Kaip tavo savaitė praėjo? Man irgi žalia. Aš ir žaliai apsirengęs dabar. Nu, Squid Games su džemperis. kodėl, Nu, žinai, spalvas. bet žinai, kas įdomu, kad, nu, čia ne Squid Games, čia tiesiog yra senas tas Adidaso džemperis. Ir dabar visiems atrodo iškart pirma mintis Squid Games, o ne tiesiog Marozas, žinai. Nu taip, Nu. keičiasi laikai, ne? Nu. Dabar uždėk raudonas, sakys, Šitas Money Heist. Kalmaro žaidimuose dalyvavo, bet tikrai ne Marozas. Arba sakau, raudoną džemperį užsidėžnai, sakys, Money Heist. Jo. Po Netflixo bairis. O tai, tipo, tavo, sakai, savaitė žalia? Ką tai reiškia? Piniginga? Ne, Gerai. Šiaip pasakiau žalia. 100 eurų uždirbai. Mėgstamiausias spalva žalia. Mėgstamiausias spalva žalia, dėl to taip ir pasakiau ir viskas. Bet šiaip tai ne. Mano nemėgstamiausia spalva yra žalia. Ne, pas mane tai vis dar neusibaigęs atgal šulint, ten samatos, Exceliai visokie, žinai, dar tas, tai norisi tą pasibaigti greičiau ir pamiršti. Ir ne už kalnų ta operacija bus, tai toksai bus prastumimas dūros dabar ir tada bus prastumimas dar labiau dūros. Bijai operacijos? Ne, dar. Aš Dar? bijausi tik, kai pradės. Sakė, bijo, tik tai tuo momentu, kai prasideda. Kai prasideda. Čia kaip su Tai- žodėtuvėm buvo irgi, ne? Mhm. Tai dar nebijau. Laukiu to momento, kada jisai ateis su Įtvaro. įtvaru, jo. Kai būna tie krepšininkai, žinai, užsidėję. Mes net tikrai nežvengsim. Ne, Aš iš savęs net nežvengsiu. Šiaip žvengsiu. Mes tikrai nesijuoksim. Aš net nežinau, aš nežinau, ką man leis daryti, ko neleis. Bus įdomu sužinoti. Šiaip labai gaila, nes dabar pradėjau labai, nu, tipo- Sakė, mylėtis 2 mėnesius negalima. Jo. Jo? Nes spaudimas kyla kraujas, Taip, taip. pradeda bėgti. Tai sportuoti, tipo? Nu, Irgi sportuoti, negali Bet tai mylėtis. 2 mėnesius šiandien sąmonė, tikrai ne. Ne, rimtai, 2 mėnesius negalima nieko šito daryti. Stipraus. Aš tai manau, kad... Ir sako, yra patartina miegoti atskiruose kambariuose su mergina. Nu, ta prasme, čia aš nejuokauju, rimtai. Ko tu išvengi, rimtai, taip sakom. O gali argumentuoti, kodėl manai taip? Nu, tai taip, daktaras Alvydas sakė, yra straipsnis. Unikauskas. Eimantė, tai sorry, žinok, Nepaėjo. tai nemiegos. Eimantė sakys, davai gal tu nesidaryk. Jo. Tu ir taip gražus. Man tu patinka. Šiaip tos 2 mėnesius neaukokime. Ne, bet čia dėl grožio, čia dėl to, kad kvepuot galėčiau, nes man net dabar, pavyzdžiui, Bet užpisa kvepuot. kiek tu dabar metų? 20. 6. Tai Kiek manau, pragyvenai, kad pragyvens ir dar.
Bet tai man liko dar 3 gubai tiek pat, kiek pragyvenau. Nu, tai ką, Tarkim. kepot gali. Ko daugiau reikia? Girdžiu, O kepuoja. aš irgi girdžiu. Šiaip yra burna ir gali perkepot. Tai kvepuoji per burną. Ir dažnai aš kvepuoju per tą burną ir užkniso. Tai aš noriu pažiūrėti, ar čia iš tikrųjų life changing, kaip ten sakė man trečia lentyna. Ar jis irgi turi Jis pasidaryti? yra pasidaręs, jo. Buvo dar kažkas, kas yra pasidaręs, sakė, kad labai labai zieba. Tai bus įdomu sužinoti. Nepajaučiu skirtumo. Tu irgi darysi. Tai jogi, sakiau. Bet tu 3 metų darysi, tai ką tu ten Dėl to aš neatsimenu. Tai dėl to- nejaučiu skirtumo, blėt. Seniai, kai išlipau iš tos vaginos, supranti, nepakvėpavau. O po 3 metus kentėjau, su burna kvėpavau. A tada man padarė. Nepajaučiau skirtumo vis tiek. Ne, tai jeigu tu ten tik tai iš pilvuko nespėjęs prakvepuoti ir jau padarė operaciją, tai žinai. Ne, man gal buvo daugiau, gal 6 metai, nu, bet irgi nieko neatsimenu iš to. Nu, tai žinai, kai 26 ir 6 pragyveni su benosės realiai, tai... Gerai, Tomai, o tavo savaitė? Oi, aš šią savaitę tapau suaugęs žmogus, atsakingas. Palauk, Dabar- susilaukėt? Ne. Bet pasiėmiau paskolą. Ai, pasiėmė paskolą? Tai Gavai paskolą, ne? Jo. Wow. Aš net negaučiau, jaučiu. Gavau paskolą dabar, O, gerai, aš duosiu. dabar reikės mokėti kiekvieną mėnesį po pinigų kiekį. Bet ne nuoma. Ne, nu, realiai mokėsiu mažiau paskolos, negu mokėčiau už nuomą. O paskolas susidubliavo su Gabrielė ar vienas įmė? Ne, mes dviese, kaip bendraskoliai. Nes Nice. kartu perkam namą, būstą, tai kartu esam bendraskoliai per pusę viskas. Aš tai mes dabar nesugalvojom, man ko reikėtų taupyti. Ar paskolai namui, ar vestuvėms? Lengviau vestuvėm. Mašinai. Bet šiaip mašina geriausias variantas. Šiaip mašina yra geriausias Čia pas investavimas. mus tas vienas žmogus, kuris apšėrė, atsakingai, mašiną. Kamaro. Seni, Kaip manai, Antanai, norėtum gyventi kur nors? Aš ofiso turiu mašiną geriau. Ne, žinai, kokia geriausia investicija yra? Kamaro ir Dubai. A, Tai dabar vat ieškau korvetės. Man nafik, žinai, tipo, o ką daugiau. Tai iš kur tos pinigus dėt? Bet, seniai, aš jau geriau su korvetė važinėsiu. negu ką Nes su darysi. namu tu niekur Nu, nes nenuvažiuosi. realiai, nafik man tas kotedžas, pavyzdžiui. Nes realiai, sakau, korvetėj tu mėgot gali, važiuot gali, su namu nenuvažiuosi pas paną. Ir su namu jisai tiesiog vienoje vietoje. O jeigu aš sugalvosiu, aš noriu Klaipėdai pabūti. Tai va, nu. Nu, tai turi ką, aš korvetę. namu važiuosiu? 200 Nu, pusvalandis Nusiemu, palangoj. pala, kaip tu sakei, nusiemu priekinius numerius ir važiuoju. Ant korvetės iš vis gali net numerių. Na, nu jo, tai taip. Kam nereikia, nestabdogi. Aš vienintelis čia atrodo, kad normalus žmogus aurimai ir tu man pritarė. Bet parodė va tai va. Taip, tai korvetė? Aš tai manau, kad mašina yra geriausia investicija ir tiesiog neapsimoka imti paskolos ant būsto, o tiesiog mokėkit nuomą ir imkit mašiną. Okay, Gyvenkit bute, kur už 300 skiliai, Taip, taip, bet turėkit taip. korvetę už 5 štukų. Jo, žinai. ir Kad ten nubrauktum pastovi korvetę, parkingo nėra. bučiuose, kur negalima Taip, taip. parkingo turėti ir savo vietos. Smart, Ir jeigu grįžti vėlai, tai netrandi kur paparkuoti. Bet tu turi korvetę. Bet tu turi korvetę. Labai. Tai va, mano tokia savaitė, kad tapau suaugęs žmogus, atsakingas ir dabar turėsiu 30 fucking metų mokėti paskolą. Aš tiek stengsiuosi nemokėti, stengsiuosi greičiau atsimest tą paskolą, nes kai paskaičiuoji, tipo, man paskolą reikės mokėti 30 metų, man pačiam dabar 28. Aš dar tiek metų negyvenu, kiek man paskolą reikės mokėti. Iki 2055 metų. Sakau, todėl ir Įsivaizduojat, neapsimoka. Kai pamatai tą skaičiuką, Bet tai 2055 susitaupyti, žiauru. tai čia Lietuvos rinkai nesustopysi, žinai. Iš savo babkio? Ne. Ne, tai nebent kurie MB nešvarūs pinigai. Praktiškai Vienintelis pas mus variantas. kiek žmonių irgi yra, kurie, nu aišku, tauposi, bet nuo algos iki algos ir atsideda po 100-200, žinai, nu, tai ką tu ten padarysi. Yra žmonių, kurie, tipo, nusipirkę hatas Ne, tai iš faktas, savo kad yra, babkių. žinai. Aš žinau porą variantų, nepažįstu žmonių, tiesiog matau, kaip tai namai kyla, žinai. Ne, tie namai statomi yra 10 metų. Nes jie tiesiog... Ai. Jo, jie pradeda, nusiperka sklypą, sustaupia babkių, tada pamatus pasidaro, palaukia 2 metus, tada sienas išsikelia, palaukia 2 metus, tada kažkokias apdailas ten stogus. Ir tai per 10 metų statosi namą, bet tipo 10 metų tu kiši babkės ir Taip, net taip. neturi to daikto, nes tu Taip. jame net negyveni, nes negali gyventi, nes Jo. įrengtas. Ne, taip, man tai biški nesąmonė. Man tai irgi nesąmonė, nes tu vis tiek norisi kuo greičiau, žinai. Nebent tu ką pasidarai, tai pasiemi paskolą, kad pastatyti, nu viską, apart įrengimo ir įrengimui, nebent pabiški, žinai. Čia aš. Jo, Turiu tai jo. mini planą, man tai tos paskolos iš vis negalioja, šiaip realiai. Ko tu turi? Planą? Planą. Ai, ką? Pigesnis planas. Išskristi, Pasiskolink iš draugų. Pabėg. skrendi į Tailandą, susitoki su azijietė, Aha. gauni tenai tą, Vizą, ne, jo, kažkokią. kad gali tenai turėti būstą, nes kitaip nenusipirksi. Už 50 000 nusipirki vilą ir gyveni savo laimingas.
Ir su korvetė. Palauk, o iš kur 50 000 vila ir korvetė? Nes ten žiauriai, nu, tipo, ten yra ganėtinai pigus NT, bet jeigu tu nesi pilietis, tu negali pirkti. Nes jeigu tu nusipirki NT tenai, už 20 metų valstybė pasiema. Šiaip žiauriai keista. O kodėl tu, aš noriu nusipirkti vilą, kad, nu, va, tarkim, tai tu gali, vasarnami. Tu gali nusipirkti, bet už 20 metų tau atims, tipo, visą tavo turtą. Nebent tu tada susirandi kažkokį, va, žmogų iš tenai, užrašai turtą ant jo ir ten kažkaip po 20 metų ar kažkas tokio, žinai. Tavo planas yra su tai landėtė prasinešti. Landėčiau. Ne, čia yra, žinai, plan D koks. Tipo, jeigu, žinai, kaip ten sako, plan A. Gerai, man labai buvo įdomu sužinoti tavo planą. Gali pasakyti savo planą A, koks tavo yra? Gerai, plan A. Ne, buvo plan A. Iš karto, žinai, susirast vieną vienintelę, kur šeimą ir gražiai gyvent. Nepavyko. Plan B. Tas nepavyko, tai jau atmetė iš tą variantą vapšė? Nu, tipo. Jau nebeįmanoma. Taip, bandžiau, bet man nepavyko. Tada plan B. Tiek dirbt, kad uždirbt tiek babkių, kad būčiau visiškai finansiškai laisvas. Tai dabar va čia esu. Ai, tai už tas veikia? Jo. O šitas veikia. Plan C. Nesugalvau. Tai palauk, kaip ten tirkstys sakė. Plan A. 666. Plan B. Ne, o šiaip jokauju, biškutį, bet plan A, čia nejokau dėl šito, plan A buvo toks, plan B dabar yra ir dabar... Esi dabar finansiškai nepriklausomas? Galimai sakyčiau, beveik esu šitoj stadijai. Tavs nesi toj stadijai, kur gali negalvoti apie pinigus ir tiesiog turėti. Jo. Tu, tipo, žinai, tu visada galvoji. Kažkada aš apie šitą sumą, nu, tipo, kažkada apie tai svajojau, kai aš dabar pasiekiau per tiek metų, dabar atrodo tai normalu. Nu, žinai, kaip būna, visada tai būna. Ir tu vis daugiau ir daugiau investuoji. Aš, kad ir žinai, dabar vat, galėčiau viską mesti ir išvažiuoti ir gyventi bet kur, žinai, aš vis tiek, tipo, gyvenu ofise, tipo, nieko savo neleidžiu, seniai, aš net rūbų dabar neleidžiu savo pirkti. Ta prasme, ne dėl to, kad negali, bet tiesiog, žinai, o ką man, aš geriau investuosiu į kūrybą, žinai, ir aš visą save atiduodu, žinai, žmonėm. Ir aš savo sakiau šitą, nežinau, gal esu kažkur sakęs, bet aš visą save atiduosiu žmonėm ir savo visą gyvenimą tipo, duodu ir paukosiu žmonėm. Tipo, man dėl savęs, nežinau, ko man reikia. Man, jeigu aš galiu pralinksminti žmonės, jeigu aš galiu, žinai, kurt jiems, blema, čia man geriausias atlygis ir sakau, aš todėl tiek ir dedu, žinai, pastangų ir tų investicijų į tai. Okay. Tipo, žinai, tu galėtum tiesiog užsidaryti kambarėlį, žinai, ir tipo, kur ten tą kažkokį turinį, dar kažką. Tai visas tas ofisas ir viskas, blema, realiai tik dėl žmonių, kad galėtumėm duoti turinį, žinai. Tai mano visiškai atrodo mano gyvenimo misija, va. Aš atradau savo gyvenimo, žinai, prasmę, jo. Vienintelę prasmę, kur aš matau, tai va čia. Koks C? Kas? Koks C planas? Ne, C nesugalvau. Tiesiog C praskipnam D. Tai buvo, plan B yra toks. Finansinė laisvė, šeima. Čia B. Nu, tipo, taip norėčiau. Tipo, antiek pasidaryt, kad savo jau moterį, žinai, ten vaikams, tipo, turėčiau visko, kad galėčiau aprūpinti, žinai, ir taip toliau. Visi įsivaizduoja šiaip save, tarkim, 20 metų. Aš toliau vloginu. Toliau tą patį darys, tipo, bus tau pinisokas ir ten... Labai tikiuosi jachtoj, toliau kursiu turinį. Challenge'as. Dideliam narve aš uždarytas ir įklei mane puola. Labai norėčiau tokį iššūkį. Mr. Beastas būsi praktiškai. Ne, labai norėčiau tokį. Ne, o jūs įsivaizduojat, kokie jūs? Ne, aš 20 metų. Labai sunku. Nežinau, aš tai... Nu, bet su kūryba. Manai siejasi? Ne, su kūryba tai greičiausiai siejasi, tik tai, man atrodo, biškai reikės persiorientuoti kūryboje. Nu, nes man tai dabar, ką aš darau, tai, tai ne visiškai neina man prie finansinės laisvės tos. Tai dėl to aš kažkaip pabijočiau savo šitų planų. Bet nežinau, ką daryti. Jaučiu, aš labai norėčiau persimesti į užsienį pabandyti, kaip kurdavau prieš 15 metų, kai kurdavau angliškai ir tada išėjau, būdamas prieš pilnametis, tipo lietuviškai kurti, tai norėčiau dabar pabandyti grįžti vėl angliškai pabandyti daryti. Jo, tu gerai mokai anglų kalbą, tai tau visai, manau, paeitų iš tos pusės. Bet, vat, žinai, yra tas dalykas, kur
yra keli dalykai, kuriuos norėčiau daryti, bet aš žinau, kad jeigu vieną nesifokusuosiu, tai gali niekas nepasiekti. Tai biškai rizikinga yra susifokusuoti. Aš kaip žiūriu iš savo pusės, aš niekada nesifokusuoju į vieną dalyką. Nu, tipo, kaip sako, nesudėk visų kiaušinių vieną pintinę, žinai. Jo, bet aš... Jeigu tau kažkas nepavyks su tuo, ką tu toliau darysi, nu, žiauriai sudėkt gali. Dėl to, pas man yra ten 4 ir 5, žinai, skirtingi inkamai, žinai, finansų dalykai. Yeah. Nes aš bijau, kad jeigu man vienas sudegs, kad aš turėčiau kitą, žinai. Čia taip, 100%. Jo, tai aš niekada tipo, aš žinau, kad gerai yra fokusuotis į vieną daiktą ten 100%, nes tu padarysi, nu, tipo, geriausiai, kiek tu gali, bet tai yra žiauriai rizikinga. Jeigu tau nepaeis, ką tu toliau darysi, žinai, iš tos pusės aš kalbu. Tai tie inkamai yra, atrodo, tai mano prioritetas tai būtų kūrėjų, va irgi finansiškai nepriklausomų, bet ir visa kita ten, aš tai mano planas A, kaip pas tave A su B sujungta, nu, tavo A būtų sujungta. Mano planas B visą laiką būtų, tipo, išnaudoti savo skillsą tiesiog, kurį aš turiu, kad montuojant, filmuojant, nu, čia visiškai planas B, kad aš galiu teikti paslaugas, pilnai suprantu, ką darau ir, tipo, žinau, kaip turi atrodyti, atrodo. Tai čia būtų mano planas B, kur darau ne savo, kitiems, bet iš to uždirbu ir gyvenu, o C neturiu. Nu čia toksai, kur, žinai, išmoksti vieną dalyką kartu, bet kada gali panaudoti. Tai va, mums visiems trim, tipo, montavimas, filmavimas, mes visi tai sugebam, visi galim tai padaryti, žinai, niekada nepražūsi, nu vis tiek rasi tą darbą. Ar ten, ir šiaip, aš manau, kad kiekvienas galbūt gali, bet daugelis bijo. Žinai, kur bijai išeiti iš apmokamo darbo, sakykime, nes jo, tu išeini iš komforto zonos, tada nieks nesumoka mokesčių už tave, žinai, ir taip toliau. Ir tu turi galvoti kiekvieną mėnesį, ką daryti. Bet kokiu atveju, jeigu atsitinka kažkokia tai bėda ar dar kažką, kiekvienas žmogus, kai tau šikna, tu sugebi ištrūkti, žinai. Taip. Ta prasme, dabar, žinai, galvoji, blemba, neturiu plano C. Reikėtų, tu taip sugalvotum, kad tu vis tiek išsisuktum ir gyventum. Ne, tai kai tu nukrenti į dugną, žinai, kaip pavyzdys, tai lengviausia yra atsispirti, nes tu nebeturi ką prarasti. Jau ar taip bragas, kodėl aš, nu, tada eini kažką daryti, žinai, tipo, gal tau nebus malonu, bet reikia, nes tau reikia išgyventi. Tai šiaip, pavyzdžiui, kaip tik mačiau TikToką šiandien ar vakar, nežinau, ar žinau tokia atlikėja Dauchi. Ne. Dabar čia jinai žiauriai išpopinus, juodaodė moteris, jauna reperė, galima sakyti, Amerikoje. Ir jinai kėlė TikToką 20 metais, ne šiandien pasidalino to TikTok'u, žinai, kad 20 metais kėlė TikToką ir, tipo, jinai save filmuoja tokia žiauriai liūdna, žinai, sako, plema, nežinau, ką daryti, praradau darbą, man žiauriai nieks nesiseka, neturiu iš ko gyventi, sako, nežinau, ką daryti, tipo, žinai, gyvenime. Ir dabar šiais metais, o čia prieš porą savaičių vyko, ar kada čia Grammys, jinai gavo savo pirmąją statulėlę, Grammys, apdovanojimą. Tai jinai yra dabar mega žvaigždė Amerikoje. Per fucking 5 metus, nu, per 4 metus žiauriai išpopuliarėjo, tipo, nors jinai dabar sako, man aš jau buvau ant tiek nukritus, sako, neturėjau kur žemiau. Sako, aš tiesiog dariau tai, kas man patinka, tipo, šovau, žinai, visą savo laiką, all the time, tipo, all the smoke. Taip. Ir dabar jinai turi savo Grammy statulėlę, žinai, pirmą, aš šiaip manau, kad aš šiaip manau, kad kiekvienas žmogus, tipo, jam neįmanoma nepasiekti kažko, jeigu jisai deda visą savo pastangas. Ir, nu, ta prasme, vis tiek vieną dieną tau pasiseks. Tai gali, žinai, vienam užtrukti metus, kitam 10 metų. Bet at the end of the day, žinai, tau pasiseks, jeigu tu darysi. Lemai įdomu, žinai, o jeigu yra tokių žmonių, kurie visą gyvenimą darė, kas jiems patinka. Aš tai manau, kad yra. Žinai, kaip, bet esmė tame, kad jie gal neatrado to, ką jie tiksliai nori daryti. Ir neatsiduoda pilnai. Ir, žinai, būna, kur, tipo, stengiuos. Bet tas stengiuos, žinai, kur yra... Jo, kur... Ir minimum. Ten 30% aš darau to, ką jis galėtų 100%. Kitas, žinai, ten, tipo, daro 110%. Tai aš manau, tu gali sakyti, kad tu stengias, bet tu nededi 100% į tai. Tai faktas. Tai arba ilgiau užtruks, arba tau nepasiseks. Bet jeigu tu tikrai nuoširdžiai, žinai, kaip Andrėjus Tatavičius sako, žinai, jeigu tu nuoširdžiai sakai, Tatavičius, dar taip nesugirdėjęs. Andrius Tatanavičius. Andrius Stankevičius. Ne, man jį vis kartais išmeta, tai man Tatavičius tai patinka. Su savo taip kalbom, kaip pramušė, taip man, tik tokia mano feedas yra motyvacija. Žinai? Yeah. Ir taip. Ir Tatavičių išmeta, žinai, ir jis sako, moteriai, užtrunka 9 mėnesius pagimdyti vaiką. Jeigu vyras gimdytų padarytų tik per 2 savaitės, tai tik skilsai. Wow. What the fuck, aš blema kartais paklausau. Ne, nu, okei, čia tai aš manau, kad jis irgi prikolina, bet faktas. Kartais tai labai gerų ten užmeta, žinai, tų, kur aš važiuoju mašinai.
Ne apie gimdymą. Norėjau sakyti. Jau norėjau sakyti apie Jo, gimdymą. važiuoju. Tas galvoja, kaip per 2 savaitės išgimdyti. Jo, važiuoju į ofisą, rytinė motivacija. Moteris per 9 mėnesius. Vyrai, jeigu gimdytų per 2 savaitės, tai skilsai. Na gerai, tai tu kalbėjai apie tos procentus laiko, stengimas ir panašiai, tai dabar įsivaizduok, turi 3 inkamus, vienas, kur matai, kad daugiausiai progreso, kiti 2 mažiau, bet tavo kaip atsarginiai planai galėtų būti ateityje, tai kiek įdėtum procentų savo darbo į kiekvieną? Aš galiu atsakyti čia labai irgi, tipo, yra strategiškai. Nu, tipo, aš domiuosi visais šitais ir klausausi, žinai, tipo, tų gurų, sakykime, mane. Tarkim, tu gali per mėnesį, sakykime, uždirbti nuo 5 iki 10 tūkstančių, nu, sakykime, imkim 10 tūkstančių. Ir tu turi tos kelis inkamus. Keli daugiau, keli mažiau, žinai, bet jeigu protingai nori užauginti imperiją, sakykime, tai geriau vietoj to, kad uždirbsi 10 tūkstančių per mėnesį, uždirbk 6 tūkstančius per mėnesį, bet samdyk žmonės ir tada jie dar daugiau plės ir tada galiausiai tu dar daugiau uždirbsi. Čia tik laiko klausimas yra, kada tu peršoksi šitą, žinai. Bet mano yra mintis, kad, vienas tu gali nemažai padaryti, 2 daug, o su visa komanda, žinai, pastatyti imperiją. Tai aš manau, kad bet kokiu atveju tu vienas neapšyksi visų kampų, todėl reikia, žinai, tipo, gal ir mažiau dėti į kai kurios dalykus procentų, žinai, to, į kurie mažiau neša inkamo, bet vis tiek stengtis darytis, tada gal kažką pasamdyti, žinai, kas dar daugiau neša ir taip, statai. Esu pirmą, reikia uždirbti 10, kad tada reiškia. Pradėkime nuo to. Jo. Ne, nu, čia 10 štukų Lietuva uždirbti nėra labai sunkus dalykas. Šiaip žiūrint, jeigu tu sugebi tam tikrus dalykus padaryti. Nu, kaip pavyzdys. Taip. Tai jeigu, tipo, ir neturi vieno inkomo, nes iš vieno inkomo, nu, nebent turi verslą kažkokį didelį, tada jo, tu ten gali, žinai, įviniuoti 10 štukų, bet jeigu darai kelis dalykus, tai tikrai nėra sunku. Ir turi galvą ant pečių. Narkotikus gali pardavinėti, pavyzdžiui. Ne? Ja. MB legalūs narkotikai. O jūs atsimenat tą momentą, kai uždirbot va tokias sumas? Blemba, žinai, kas su tais pinigais yra durnas dalykas, va kaip tu sakei, kai uždirbi, žinai, 1000, atrodo, kad čia, wow, daug, bet kaip norėčiau uždirbti 2000, uždirbi 2 ir sakai, blemba, nu čia gaidys, žinai, reikia 3 ir tada antiek, nu, bevalgant, tas apetitas auga. Ir aš pastebėjau, kad ir kiek uždirbsiu, aš niekados nebūsiu laiminga, žinai. Jep. Iš tos pusės. Bet tu visada, žinai, nori daugiau, kas yra gerai. Jo. Tu neužsisėdi, žinai. Ne, tai faktas, kad norisi daugiau visai, nes atsiranda, žinai, kuo daugiau uždirbi, to daugiau išlaidų atsiranda. Tu nori nusipirkti kažką, išliekti pakeliauti, nusipirkti geresnę mašiną, nusipirkti būstą. Mokesčiai prasideda tam tikri dalykai, žinai, kuo daugiau tu uždirbi, tuo daugiau išleidi ir tada tau reikia dar daugiau uždirbti, nes tu dar kažko daugiau nori. Čia, nu taip yra, nebent tu esi žiauriai toksai, žinai, taupus žmogus gal iš savęs, kad tu gali savo neleisti tam tikrų dalykų nepirkti, nes kai pradedi daug uždirbti, perki dalykus, kurių tu nereikia. Nu taip, dažnai tai būna. Aš perku, ką man reikia tik tai. Aš tai tik investuoju viską. Aš tai perku nesąmonės. Aš driftę važiuoju, tai aš pinigus į orą leidžiu. Nu jo, čia tiesa. Ja, aš dūmais paleidžiu pinigus. Tai investuoji savo hobį, nu? Nu jo, bet kai hobis kainuoja 30 000 eurų per metus, tai tada ar čia hobis? Čia jau atsiranda toks, kad, žinai, investicija, bet investuoji, nu aišku, man patinka, man yra smagu, viskas to tvarkoja, aš galiu iš to uždirbti pinigų. Aš dažniausiai viską, ką darau, tai aš stengiuosi kažkur padaryti pinigėlio, žinai, iš tos pusės, jeigu aš dirbu dėl kažko. Ne viskas taip yra faktas, nes šis podcastas minusai yra, pavyzdžiui. Šiaip, jo, galim susitarti, jeigu norit pasireklamuoti mūsų podcastą. Čia tarp kitko, tik čia... Ne, čia galim jūsų reklamą uždėti. Čia įsivaizduokit televizorių. Tai jeigu atsiras bent vienas, iškart nuperkam teliką. O kodėl būtų nariai pradėti podcastą? Aš? Gerai, manau, būtų papasakoti. Nu, nes tu sugalvojai ir pasiūlai mum. Mano idėja šitoje buvo senai, nes mes esam 3 tokie seni draugai, principė, pakankamai senai pažįstami ir šiaip esam iš vienos sferos, influenceriai, kaip sakant, dabar čia... Žinot, kad... Čia filosofai, bet žinot, kad dabar atsirado ilgiausias lietuviškas žodis naujas. Koks? Ilgesnis už pasikupusteliaudami? Nebeprisikuškopusteliaudamas. Nebeprisikuškopusteliaudamas. Tamsiems būdavo, o dabar yra nebeprisivaizdo tinklaraštininkininciems kažkaip. Eik. Jo, ir yra kiam 2 raidės, man atrodo, ar kiek. Nu, žodžiu, ilgiausias Lietuvos žodis atsirado naujas.
čia nebe Gerai. tinklą, jo, bet čia net tame esmė, apie ką kalbėjau. Apie tai, kaip sugalvojai Ai, pradėti. kaip sugalvojau, nu tai tiesiog. Kaip sugalvojai pradėti podcastą? Žinojau, kad atsirado ilgiausias žodis Lietuvoje. Aš nes norėjau pasakyti, nes būčiau pamiršęs. Nebeprisivaizdė, kokiu... Nes labai Vaizdo tinklą. Vaizdo Raštelėlio tinklą. autorius. Jo. Tai senai pažįstami, iš tos pačios sferos, turim apie ką pašnekėti ir galvoju, reikia padaryti. Ir šiaip, nu, kiekvienam vyrui reikia vyriškos kompanijos. Ne? Nu, tipo, bent Tau kartą. trūko vyrų tiesiog tas. Jo, man trūko vyrų. Ir šiaip kiekvieną savaitę, tipo, reikia susitikti, žinai, ne tik ten su šeimom. Dabar su, privalai susitikti tiesiog. Tai dabar jau yra proga susitikti, žinai, kaip Jo. sakant, ir pakalbėti. Ir, nežinau, aš tiesiog turėjau minti, kad, manau, bus smagu. Ar paės, ar nepaės, matysim, bet kol kas visiems patiko ir visi sako, nesustokit. Tai žiūrėsim, kas bus toliau. Mes nesustosim. Mes judėsim į priekį. Niekada Sik. nepasiduok. Kovok. Pau. Eik iki pat galo. All the smoke. Mums reikia dirkščio, čia jisai pavarytų. Ne, tai tu kalbėk, mes pridėsim tau sound efektą tiesiog. Supratau. Es feiksu. Nesvarbu, kaip atsikėliai. Miau. Nesvarbu, kokios mintis. Ubu. Tu judi į priekį. Tep. Stojas iš lovos. Vaiko, aš nelovai. O tada dirbi be sustojimo. Work, siek. Kali pinigus. Miau. Ir pamatai, kad tu jau sėkmingas. Arba ne. Vienas iš dviejų. Yeah. Jos užmotivavo jūs. Šmoto. Antanas Tatavičius ką tik buvo. Antanas. Ai, bet panašiai skambėjo. Panašiai skamba. Antanas Jekimavičius, Antanas Tatavičius. Eik, turim tai. Jie Tatavičius. Suskus, plikai. Jo. Plikai? Nesakysiu. Jo. O kaip tau su sportu sekasi? Tai kol esu ofise, tol nesportuoju seniai. Mano režimas tai yra, aš neatsimenu irgi, kada tokį režimą miego turėjau. Okay. Aš, žinai, iki ko dasiritau, kad man buvo vienas momentas čia prieš porą savaičių, kad aš negalėdavau užmigti, aš turėdavau gerti tabletės, kad užmigti, ryte negalėdavau atsikelt, turėdavau gerti tabletę, kad atsikelt. Tai dabar yra taip, kad aš smingu per akimirksnį, žinai, tipo, nu, nes 20 valandų, 22 valandas dirbu per parą, tada be tabletės užmiegu, bet kad atsikelt, toliau įdirb, turiu tabletę išaut, žinai, tipo, ten power boost kažkokį, žinai, tipo, nusipirkau vaistiniai. Tai tu mirsi greičiau negu savo planą baig gyventi. Ne, čia viskas gerai, seniai. Algučiai. Nes už galvos. Ne, čia viskas Sako, tu gerai. neteksiu darbo. Power boost, po 2 valandų iškart galiu dirbti 3 kiauras paras, bet tada reikia antro power boost. ir tipo zonduoju prie to kompiuterio. Power boost miltelių ar tabletė? Ne. Aš įsivaizduoju, Antanas sakytų, gerai, nuvalgyti pusryčius, dabar kitą savaitę atvažiuojam, jo, visai skanus buvo pusryčiai, dabar eisiu vakarienę valgyti, nes pietus buvo prieš 3 dienas, dabar vakarienė, po šitą įsimiegot. Kas yra geras dalykas, tai kad man atveža kiekvieną dieną maistą su kalorijom, žinai, tipo suskaičiuota, tai aš tai suvalgau ir, aišku, nesportuoju, nes dabar negaliu, bet tai tęsis, vat, kai jūs mato šitą podcastą, mano deadline'ai visi baigėsi. Sekmadienis yra ta diena, kada aš užbaigiu visus deadline'us. Bus paskutinis tavo realybės šou tas? Jo, nu nes man sukrito realybės šou visas ir kiti ant projektų, žinai. Tai Kiek serijų bus 8 ar 9? 9 serijos. Tai vat, sekmadienį išeina finalas, jūs dabar matote šitą podcastą, o vakare yra realybės šou mūsų finalas. 6 valandą, ne? 6 valandą. Už kelių valandų galite žiūrėti Jo. Antano kanale. Tai man tiesiog viskas sukrito į vieną ir šią savaitę, žinai, turim priduoti keletą projektų klientam, tada ir realybės šou. Tada man rytoj, nu tai čia mes filmuojam, tai, žodžiu, penktadienį aš filmuoju renginį, šeštadienį koncertuoju ir dar per naktis turiu montuoti. Tai va taip man sukrito, nu tai seniai. Sveikas. Ir dar va šiandien filmavau reklamą ir dar va buvo filmavimų, žinai, tipo prieš tai dienom. Tau reiktų, žinai, kaip klono, Tai seniai, nu tai Tokio pačio o tai žmogaus. kaip spėt. kad galėtų už tai biškai padaryti dalykų, nes Ne, šiandien nu, tu nenormalu. turi ribot save, tu turi tikrai ribot save, nes tu nieko nenori prisikalbėti, nu, bet, žinai, čia paskatina tas vyrų nelaimės, kurios ir būna dažniausiai. Jo, todėl, jo. Susimk. Baigčiai šnekėjau. Motivacijos reikia. Ne, aš nenoriu tavęs nuliūdinti. Ribo, gerai, šaunuolis, kad darai, bet viskam yra riba, žinai. Iš vienos pusės, taip, aš pritariu, iš kitos pusės aš dar niekada,
aš visada svajojau tiek, tiek pasiekti, kiek dabar pasiekiau, žinai. Tai aš esu laimingas iš tos pusės. Jo, bet tu dabar kaip narkotiką vartoji, tai uždirbai tiek ir tu dabar nori varyti toliau, bet mums daug smagiau bus prisiminti Antaną, žinai, tam pakalbėti su tam 60 metų, negu prisiminti, kad 40 metų mirė. Bet jeigu aš laimingas visą dariau. Bet, žinai, aš nebijau. Galima viduriuką atrasti. Aš nebijau mirties visų pirma. O visų antra, jeigu aš nugyvensiu, kad ir kiek aš nugyvensiu, bet jeigu laimingas, tai nebijau mirties, bet tada pagalvok apie savo aplinkinius. Tavasme, aš nenoriu nieko sakydama, pagalvok, žinai, kaip tu jautiesi, kai pas tave kažkas, žinai, atsitinka šeimoje. Tai pagalvok, kaip tavo šeima jausis, jeigu tau kažkas atsitiks. Jo, faktas, aš tai pritariu. Nes dabar ką girdžiu, tai kad labai apie save galvoju, žinai, bet nepagalvoju apie kitus. Tai aš tam ir siekiu. Kaip būna žmonės, kurie savižudybė, tai jie negalvoja niekada apie kitus. Aš siekiu tam, kad aš galėčiau, žinai, aprūpinti, ne tik save ar dar kažką, aš kad galėčiau aprūpinti ir savo artimus, žinai, ir savo šeimą. Jo, suprantu, bet sveikata. Visą laiką sakydavo, sveikatos nenusipirks, žinai. Taip, tai yra svarbiausia šiaip. Bet kol tu esi šitų metų ir amžiaus, aš esu vis tiek už tai, kad tu, žinai, dirbt, o ne šūdą voliot ir vietoj to, kad tu 8 valandas padirbsi ir visą kitą šūdą malsi, žinai, man, pavyzdžiui, vien, tarkim, čia, į niekieno daržą, žinai, bet jeigu tu dirbi 8 valandas ir po to, žinai, 6 valandas geiminį vakare atsisėdęs ir iš to nedarai kažko, žinai, man, čia į niekieno daržą, man asmeniškai, tai yra, waste of time. Aš 6 valandas geriau dirbsiu, žinai, nes man tai neša, pavyzdžiui, laimę. Ir iš to, žinai, aš galiu tobulėti. Ne, taip, čia mes kalbam apie 8 + 6 = 14, tai tau lieka 10 valandų pailsėjimų ir miegui. Bet tu man ką sakai, tu blėt po 2-4 valandas miegi. Taip nebūna visada. Tai dabar yra 2 savaitės tokios, žinai, viskas, aš sekmadienį padarau, imu atostogas, aš varau atostogauti, žinai. Dar nesugalvojau. Šiaip dar nesugalvojau, bet atostogos bus kitam ofise. Ne, aš to pačiu, žinai, nieko nesakau, aš suportinu visą kitą, bet sakau, man tavas pačią gaila ir aš žinau, kaip būna su to, žinai. Bent jau iš istorijų. Ne, kad nebūtų paskui bairių, žinai, jokių problemų. Ne, tai aš suprantu, sveikatą, žinai, čia, taip gali susigadinti, žinai, ir susipisti ir viskas. Ir greičiausiai tavo organizmas pats parodys, kada nebegalės, tai jau kai pradėsi sirgti, imunitetas silpnės panašiai, tai tada ir pajausi. Man tai buvo, aš pradėjau labai dažnai susirgti ir panašiai ir tiesiog, net laikydavo, matosi, kad per daug kažko. Ir geriau pasimta viduriuką, nes paskui, kai susirgsi ir kaip pavyzdys, tam pusę metų neturėsi jėgų, nulis, žinai, emocijų, tu pusę metų nedirbsi. Visiškai, atsiribosi nuo visko. O geriau pasimti viduriuką ir, Man įdomu dabar, Antanas, ar kai mūsų klauso, ar jam visiškai blokuoja, ką mes sakom, ar jam toksai pohui nedirbsi ir taip toliau, kaip tai šito? Jeigu atvirai, tai man pohui. Kad ir ką jūs sakot, aš blokuoju. Čia tas pats, kur, žinai, pamokslą man sakytų dabar. Jo, bet aš žinau savo ribas, jeigu man būtų labai žopa, žinai. Bet aš žinau savo ribas ir aš žinau, kad aš dabar padarysiu, esu užsibrėžęs, žinai. Bet gerai, tu nesimuliuoji. Kad sakai, dirbi ten, sakykime, 20 valandų, bet, 6 iš jų, žinai, ten šūdmaliauji gal irgi. Jeigu aš sakau, dirbu 20 valandų, tai seniai faktas, aš nebūna 20 valandų į taip. Šitaip įstėjo. Tai aš būna pasivaikštau, nueinu parūkyti, žinai, vėl grįžtu. Tada, nes pas mane yra taip, kad dienos metu dažnai, daug žmonių būna ofise. Tai kažkam reikia, kažkas kažko ateina paklausti, kažkas kažkur nueini, žinai. Faktas, aš būna ten 3 minučių priguliu, žinai, ten biški galvą pravėtrinu, žinai, nes taip, patys suprantat, montuojat. Tu sėdi, tu kuri pats videką, sakykime mane, tu neturi šalia, ten, nežinau, montažo scenaristo, kuris ten, ar ten režisieriaus, kuris parodys. Ir tau, smegeninės iškaista. Tai eini pailsėti, tada vėl, žinai, grįžti. Okay. Ką čia aiškini, patys taip pat dirba. Ne, aš dalinuosi savo žinomą informaciją, man nesvarbu, ar tu priimsi ar neprimsi, aš tau tiesiog kaip rekomendaciją siunčiu, žinai. Ačiū už rekomendaciją. Tai jeigu tu jas nepriėmė, tai čia jau tavo bėda. Aš nesikišiu į tavo reikalus miego. Taip. Ja, svarbu, kad nedarytume paskui 2 podcastų. Po to blėtaurimas sėdėsi. Iš ten reguliuos kameras. Ne, jo, Aš tai, pavyzdžiui, taip nepersistengiu. Aš dirbu, kiek aš noriu pačilinti aš širinu. Aš kaip Tomas jaučiu. Aš tai pasieksiu šitą, kada, galiu, žinai, savo leisti. Aš galiu savo leisti, bet aš noriu. Aš suprantu, kad aš neuždirbsiu viso pasaulio pinigų, žinai. Ir aš nuo to geriau nesijausiu, kad aš pahalinsiu 20 valandų per dieną, kaip pavyzdys. Aš leidžiu savo vakare įsijungti 4 valandas. Pažaisti cesą. Ten beleką, strugai, pakalbėti, įsijungti tuvą, pasižiūrėti. Aš tau leidžiu. Aš padirbu, o man reikia. Žinai, aš labai
jūs suprantu ir aš taip galbūt norėčiau chillint, žinai, ir visą kitą, nu, tipo, faktas norėčiau. Man yra tas momentas, kad aš neturiu nei draugės, aš visada vienas dažniausiai būnu, žinai, ir, tipo, man grįžt namo, kai aš esu vienas, man yra grūzas. Nu, aš, tipo... Nu, tu vis laiką aš tą sakydavau. Jo. Tai aš žinau tai, kad aš, kai susirasiu draugę... Bet kaip tu susirasi draugę, jeigu tu 20 valandų ofis sėdi? Taip sakau, nebūna visada. Nu, matai, pas tave arba ofise, arba jeigu, sakykime, ir atsirastų pasitas laikas, jis varytų į klubą. Bet klube irgi nėra geriausio. Ne, senė, aš į klubą labai retai dabar važiuoju. Ne, tai aš tikiu, kad dabar retai važiuoju. Ta prasme, mano klubai būna tada, kai aš koncertuoju. Žinai, ne, ir pasakysiu dar iš kitos pusės. Ir to pačiu, aš su Karu kalbėjau, jis buvo pasiėmęs, kai perdegė atostogas praktiškai beveik metus. Jam tos atostogos ir tas laikas savo, kurį tu turi skirti, ar ten to savo šeimai ir pasivaikščiojimui, ten išeiti 3 valandom į mišką, jis tau atveria naujų idėjų, minčių ir kaip padaryti geriau. Nes jeigu tu taip pahalini, tu tiesiog dirbi ir jau kaip automatas tampi. Tu galvoji, kad tu atneši naujų idėjų, bet jos nebūna naujos ar kažkokios kūrybinės. Tu jau tiesiog kaip robotas dirbi pas tave kaip konvejeris, žinai. Gerai, bet jūs automatiškai nesuprasit šito dalyko, nes jūs nepatyrę esat ir nelinkiu ne vienam žmogui to patirti, žinai. Tipo, nepatyrę ko, kad santykiuose nebūtų? Ne, kad prarandi savo artimiausią žmogų ir šiuo metu aš neturiu nei draugės, nu, tau padeda, kad yra mama šalia, taip. Bet aš net praradau tėtį, kur, tipo, aš nebegaliu, žinai, normaliai nei mąstyti, nei, žinai, būti vienas, nes aš iš karto nueinu į labai nefainas mintis, žinai. Taip. Tai tam, kad aš nenueičiau ten, tai aš dirbu tiesiog, žinai. Bet tai negalima pakeisti darbo kažkom kitu, kad tu irgi tuo momentu nemąstytum. Šią akimirką galbūt man yra tiesiog toks etapas, kur aš nemoku kitaip. Žinai, aš nemoku su savim tvarkytis, tai man geriausia, žinai, yra dirbt, nes aš tada susitvarkau su savim. Tai ir aš pilnai suprantu, kai būna įsidirbi kažką, tai labai padeda nuo minčių pabėgti. Taip. Tik aš nežinau nuoširdžiai, bet man atrodo, kad kartais yra geriau išmokti tas mintis, su joms susitaikyti taip, kad jos tau nekliudytų apskritai bet ko daryti, žinai. Tai čia aš manau, arba laikas parodys, kaip tai padaryti, nes šiai akimirkai, žinai, toj pat realiai, porą dienų bus metinės, su aš negaliu susitaikyti, tai man seniai, aš atrodau dabar taip, bet viduj man yra nahu, žinai. Nu taip. Ir tai, žinai, čia užsidedi kaukę, tu gali būti ir taip toliau, bet iš tikrųjų yra pizda. Bet tai tam aš ir tiek darau dabar, šiai akimirkai, tai gal toks etapas yra. Ir aš gal, žinai, ir viskas gerai. Gal čia ir yra kelias tavo, žinai, gal. Taip. Jo, bet aš, pavyzdžiui, irgi noriu šoti riboti, kaip pavyzdys. Nu, man irgi būna nesąmoningų minčių prisimastai, ten problemų atsiranda panašiai. Tai, pavyzdžiui, mane kas išgelbė, tai aš atsėdu į sportinę mašiną ir aš kai važiuoju, aš nieko negalvoju. Aš kai važiuoju driftę, mano nusiresetina mintį, žinai, tai pažįsti tokį žmonių irgi. Jo, arba būdavo anksčiau, aš su motociklais važinėdavau, žinai, atsėdė ant moco ir tu atrodo, kad išnyksta viskas pasaulis, žinai, aplinkui tave. Ir tipo, tu esi tik tu, žinai, ir motociklas, kaip pavyzdys. Man dabar yra tas pats su mašinom, tai mano hobis yra su driftu, ne, važiuoti driftą ir aš dėl to, man gal taip ir patinka, nes aš pamirštu viskas, kas vyksta aplinkui. Tai gal irgi, žinai, iš tos pusės reiktų susirasti kokį tam tikrą hobį, gal, žinai, kažkokį malonumą, kuris tau teikia ir tu gali irgi pamiršt. Nu, bet jo hobis dabar yra šitas darbas. Nu, tai nebent jo, tavo pasakyti, žinai, kaip full, jo, tai čia irgi nuo kiekvieno žmogaus faktas, kad... Jo, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi gal praeiti savo kažkokius tai etapus ir taip toliau, tipo, jum yra vieni etapai, man yra kiti etapai, nu, tiesiog taip yra. Tai, blemo, praeis metai, gal, žinai, tipo, turės. Gal žvengsi iš tos situacijos, jos sakysi, blemo, durnus. Nu, tai debila, žinai, gal aš tada pamokslausiu kitiems, žinai, sakysiu, nedarykit, taip, aš buvau jūsų vietoje, žinai. Po 3 metų mes ten su butom belė kaip pahalint pradėjo. Antanas, žiūrėkit, aš žinau, ką jūs jaučiate. Kur tai darom po 3 metų podcastą, žinai, kitas sezonas pavasaros ir, tipo, jūs abu ofise lovas nusipirkė, žinai, seniai čia taip porauka rodžia, vis dar, žinai, tipo, ne, aš buvau, prisimenat, aš vis tiek jūsų neklausysiu, žinai, tipo. Tai viskas etapai, žinai, tipo. Tai. Nu, tai visko ko geriausio, turbūt palinkėsiu. Aš irgi jums. Galutinį šitą. Jo, kad viskas visiems būtų ir pinigų būtų, ir laimės, ir laiko, ir sveikatos. Pinigų būtų ir stovėtų. Abudu yra. Kalbant apie pinigus ir laimę, tai nežinau, ką norėjau pasakyti. Aš tai norėjau. Aš galvojau, kai perėti prie kitos temos, bet galvojau, kad visiškai nebūtų sieja pinigai ir laimė. Kokią kitą temą, bet aš labai trumpai apie Grammy, tu buvai užsiminęs. Jo. Matėjai Grammy. Žiūrėjau šiaip Grammy ar ne? Žiūrėjau į Drake'o panos papustabą. Taip. Jų. Mačiau jos, jo. Bianca, kokia ne. Geri. Nuotrauka. Geri nuotrauka. Nu, tai va, kad bambalionai ten visi.
Jo. Šiaip. Kaip jūs vertinat, kai ateina į viešą renginį, nu, realiai jinai nuoga Žinai, buvo. aš labai asocijavau mamą ir Grammys, nes kažkas bando kažką įrodyti. Ir turi kažką tokio, ir žinai, tik tai Amerika visiškai kito lygio. Čia su Nervganu, pif. Jo, bet O ten. Bet ar, tipo, Grammy būdamas, nu, tipo, vis tiek jie yra žiauriai žinomi žmonės visam pasaulyje. Ar jiems dar reikia kažką įrodinėti? Nu, jie turi apie save beefai ar dar kažką. Tai palaikyti bet kažką. beefai nėra, nu, beefas tai yra Man- beefas, kai susipyksti, bet kai tu Taip, papusrodai. Ai, nu šitas tai aš neįsivaizduoju. Man labai įdomu šiaip, kaip ta pati Japana žmona, aš nežinau, kas ten, kaip jinai jaučiasi ir ar čia toks verstinis dalykas, ar ji pati norėjo, jeigu pati norėjo, viskas gerai, bet Na jau jeigu čia, ne, žinok, ne tai... pirmą kartą. Jo, žinau, aš mačiau irgi. Jinai dar kai buvo su tavo Kanye West, tai jau... Man labai patiko jos pavardė Cenzori, bet visiškai uncensored buvo. Tas irgi visi žvengia. Ir dabar mačiau, kad, tipo, jai gali grėsti kažkokios baudos, nes, tipo, viešoje vietoje nuoga. Jo. Bet Ei, kaip dzin supratau, tos kad ten, baudos. tipo, Grammy yra ale privatus renginys ir tikriausiai, kad nieko nebus. Nes, tipo, Bet- privatu. Nu, labai įdomu, nežinau, kažkaip. Daug ten irgi įdomių dalykų buvo, kad Billie Eilish ten irgi apskabintas, sakė, buvo, žiūrėjau. Visiškai šiaip man irgi atrodo, kad skemas, nes tarp tiek gerų dainų ir albumų išleido ir negavo nieko. Jo, dar man patiko tas, kur Miley Cyrus sako, kad įteiks apdovanojimą, kas ten buvo, Kendrick Lamarui. Jo. Kaip ten pasakė, kad su ta drama susijus su P. Diddy, kur sako, bet Beyoncé ten kažką, žinai. Kad irgi taip... Ai, jo, kad, tipo, blema. Kaip ten, kad... Jeigu ir kas laimės, aš pasakysiu, kad Beyoncé laimėjo. Kažkas... Ne. Ji kaip tik buvo ta, Bet kad ir kas čia bus, pasakysiu, kas bus ir net ne Beyoncé, žinai, kad nedėkoju. Ar taip, Kažkas kažkaip tokio. jo, bet žodžiu, kad jo, tipo, nepasakys. Tai įdomu to momentu buvo. Pačią streamą nežiūrėjau, aišku, momentus ten tik tokia, žinai, Reddit'e, ką mačiau, tai įdomu buvo pažiūrėti. Bet šau tai Max. Ten insane. Nu, ten, žinai, nu, tai nėra ką lygint. Ta prasme, Kiti pinigai, kitas. Jo, ta prasme, ten ir blemo šokėjų. Čia tas pats, kas lygint, žinai. Ai, nesvarbu. Bet įdomu, jeigu tu kuri renginius ir panašiai, ir tu žiūri, kaip mes iš Lietuvos žiūrim į tos renginius, wow, čia Big Max Money, visa kita. Bet o kaip jie patys žiūri? Jie turbūt net nejaučia konkurencijos ir jie galvoja apie tai, ką turi padaryti kitais metais, nes nėra nieko pasaulyje, kas daro panašiai. Ir tiesiog galvoja, nu tai kaip čia galėtume padaryti ką daugiau. O gerai, tą galim padaryti. Gerai, čia reikės 56 milijonų papildomų, žinai. Nu tai kai tu turi unlimited biudžetą. Tai seniai, tu sugalvoji, aš noriu skraidyklės, žinai, tipo, bus. Bet pavyzdžiui, per mamą irgi kažkoks žmogus skraidė vidury senos ten. Buvo prikabintas. Turiminį kabojo. Kabojo, jo. Nu tai... Ne, Tas pats buvo ir per Grammys. Irgi Buvo. skraidė kažkoks bičiukas padangiam ant šniūro prijungtas. Ne, Grammys cool. Cool, bet irgi, va, kaip sakai, gerai pasakai, kad kai nėra konkurencijos, nebėra kur kilt. Tas pats yra ir su mama. Nu, kaip pavyzdys, ne? Nes Lietuvoj. Lietuvoje, mastu. taip, Lietuvos Ne. mastu, jie neturi su kuo konkuruoti. Jo. Ir principė, kur tada, žinai, kilt, kai tu neturi su konkuruoti, tau net nereikia nieko Bet dėl čia to turbūt yra stengtis. tasai unicornas, kaip ten vienaragis. kaip Vienaragis, sako. nu jo. Kur tipo. įmonės yra, kurios neturi su kuo konkuruoti, tai man įdomu visą laiką, kaip jis jaučiasi, žinai. Ne, bet įmonės turi su konkuruoti, kad ir vienaragis jos vis tiek turi su kuo. Nes, Jo? ta prasme, jo, tas pats Vintedas tai turi, yra, nu, kitokių verslų. Aš nekalbu su Lietuva, bet jie yra, jau yra pasaulinis verslas. Kodėl sako, kad Vintas vienaragis? Nes uždirbo milijardą. Ir įvertintas verslas yra milijardų. Ai, tai pala vienaragis kitas, kuris uždirba milijardą? Neuždirbo įvertintas. Bet man tada, aš galvoju, kad... Atrodo. Ar apyvarta milijardas per metus? Žinok, aš norėjau gal pasakyti apie monopoliją, kai turi... Ai, monopolija, tai kai jo, vienas, kai esi, verslas tarkim, neturi- viena parduotuvė viso Lietuvoje būtų, ten Maxima, žinai. Jo, ir, Taip. ir jau jį tiek didelė, kad net neapsimokėtų pradėti nuo jos ir bandyti konkuruoti, žinai. Taip, tai čia yra, palaus, kokį čia, blemba. Tailandė, 7-Eleven. Kažkoks verslas irgi norėjo įeiti, bet pas mus yra, blemba, dabar neatsimenu, bet kažkokia monopolija irgi yra, kad vieno verslo. Ai, nu ta pati Regitra. Jo, Regitra Yra visiškai. visiškai monopolija, Jo. tu nepakelsi daugiau, nepradėsi gaminti, tarkim, ta pati Regitra ir kur yra gamina Baltic Sign numerius automobilių. Nu, antras antra įmonė, kurie gamina automobilių numerius? Nu, ne. Man Tai visiškai monopolija ir jie gali dėl to užvardinius numerius jiems 2,5 gabalo, pavyzdžiui. Tipo, O čia ne valstybinė? Ne. A, ne? ne, nei Regitra, nei Baltic Signas nėra valstybinis dalykas. ir tu tipo nori dabar padaryti kažką panašus ir Regitra, kad galėtum testus daryti ir panašiai, bet kaip tau apskritai gauti... Nuo ko Tau pradėjau? leidimą reikėtų gauti, kad tu galėtum kvalifikuotas būti pakankamai, kad galėtum vertinti Taip, žmonių taip. vairavimus, kilts, nežinau, nu, čia Jo. tokia monopolija, kad nu, net nieko nepadarys. Jo, ir tau, žinai, jie dabar paimtų, sakytų, už vairavimo egzaminą mes imsim 5 eurų. Ir Ir žmonės vis tiek turėtų mokėti, nes Taip. nėra pasirinkimo. Lemba, jaučiu tada,
jaučia, jeigu va tokia, tai tiesiog šautų lempinę nuo ten 200, žinai, 5 štukas, tai tikrai tada atsirastų, kad pradėtų žmonės, nu tada ir prasideda tie visi... Bet supranti, gali būti, kad reikia, pavyzdžiui, su lentom, kur stovi... Ai, streikai? streikas. Streikas, jo. Bet žinai, kas yra, pavyzdžiui, gali būti, kad, kaip pavyzdys, va, regitra, kaip jį su valstybė vis tiek turi kažkaip susitart šitoj vietoje, ne? Nes vis tiek yra dokumentas, kuris atitinka, nu, realiai vos ne ID. Aš manau, kad yra konkursai. Ir tiesiog konkursuojasi ir kuri įmonė pasiūlo ten geresnės sąlygas, tai ir laimi. Tai tu nepermuštum regitros niekaip. Nebent ateitum su milijardų biudžetu ir tada, žinai, unlimited, kaip sakant, ir tada galėtum padaryti antrą regitrą, žinai, kaip pavyzdys. Bet jeigu ateitum tiesiog random žmogus ir sakytum, davai, aš darysiu regitrą vadu, be šansų. Man labai patinka tas, kai klausus, atrodo, kad labai mėgaujas šitą dialogą. Jis žiūri šypsas taip labai romantiškai. Ne, man, tai va, aš klausausi ir aš tokį kokį bairį sugalvoju, man pačiam juokinga. Aš šypsau, bet galvoju, ai, neįsiterpsiu, dabar nenutrauksiu. Jo, bet mes čia irgi nuo grėmės iki monopolijos vėl. Nu, tai taip. Žinai, kas man buvo juokinga, kodėl aš vienas čia juokiausi. Nu. Dabar nebus juokinga, bet pagalvojau, kad, tipo, mintyse tarp valstybės ir regitros yra įmonė MB švarūs pinigai ir man labai juokinga buvo. Bet sakau, dabar nebe... Ką karodžiai iškirpšinai? Yeah. Kalbant apie renginius, žiūrėt Lietuvos balsą, pavyzdžiui? Žiūrėt nežiūrėjau, bet vėl žiūrėjau tik tais ištraukas, iškarpas, kur žiauriai gražiai padainavo. Tipo, man atrodo, duetas labai gražus buvo, labai gražiai dainavo ir, nu aišku, ir nugalėtojas. Nu, tipo, aš tiek ir te mačiau. Aš tai nemačiau šis, tai man tai buvo gyvai su mam, nu, su šeima savo. Jo, matėm istoriją. Tai buvo... sakė, šiaip patiko, bet 4 valandas ten žutis yra sėdėti. Jau čia per ilgai negavosi, kad sėdė ir tiesiog jau ir šiaip atsibos. Sakė, kėdės nelabai patogios. Aš iš pradžių galvojau, kad Žalgirio arenai vyktų labai panašiai, viskas atrodė. Jo. Paskui sako, Twins Bet ar kokia ten. Jo, kažkokia Vilniaus arena. Tai bet šiaip gražiai padarė. Renginys, tai aš manau, iš dainavimo to konkurso, tai manau, kad čia max. Aš nežinau, ką daugiau galima išspausti. Aš tai esu tas nuomonės, man visą laiką nuo vaikystės labiau patiko Lietuvos talentai negu bet koks dainavimo renginys. Tai aš niekada nežiūrėjau X Factorių ir panašiai. Labai. Nu, bet Lietuvos talentai ten susirenka tie tokie. Bet matai, man tai favorite. Aš pradėsiu nuo to, kad labai pradžiai įdomu buvo, kai tik atsirado Lietuvos talentai. Ir aš suprantu, kodėl jie galėjo uždaryti, nes talentų nepririnks ten, žinai. Čia geriausias buvo. Uždarė šitą? Nu, nebėra Lietuvos talentų? Gal jie nebuvo labai ilgai, tada buvo vėl sugrįžę, dabar tai nežinau, ar buvo. Aš nežinau. Bet iš esmės, tai sakau, man įdomu pažiūrėti, kaip kažkas kažką moka daryti, negu visi moka dainuoti. Ir aš kai nieko nenusimanu apie dainavimą, žinai, tik tai galiu apie džiovintuvus dainuoti, tai nelabai ten ką padarysi. Ne, man tai, sakau, Lietuvos balsas buvo šiais metais labai stiprus. Šiaip dalyviai ne visi gal stiprus buvo finale, nu tipo, lyginant. Bet šiaip pats renginys, kaip viskas patikta, tai žiauriai gerai. Aišku, matot labai, kad tiesioginis eteris, žinai, kur tu pauzi tokių nereikalingų, nors atrodo, kai žiūri šiaip Lietuvos balsą, viskas, kad sukarpyta, kad viską matytum, o čia kaip tiesioginis eteris, toks matosi, žinai, jie kartais pasimeta, kažkas netą gal pasako, žinai, ar ten tiesiog sėdė, žinai, pys kamerą atsisuka į kokį teisėją, tas ten užsisuka, žinai, geria kažkokį. Na, čia kaip pat gal šurant žiūrėti live ir ne live būtų, irgi tas pats. Irgi jo, va, tai va, žinai, toks matosi, kad dar reikia įsivažiuoti, kuriuose vietose, bet šiaip, nu, pats renginys tai labai labai atrodė professional. Ir būtent tu dar sakai, kad randi kažkokių kasekų, žinai, kur čia yra telikas ir daug žmonių dirbančių. Jo. Ir tada žmonės kritikuoja mus, youtuberius, kur mes pabandom padaryti kažkokį renginuką arba, žinai, tipo šou. Ai, tai jūs šią šūdą padarėt, nemokat, nedarykit, žinai. Yeah. Ten dirba 100 žmonių ir tai kliurkų padaro, o čia dirba kas? Porą žmonių prie renginio ir tada dar pasisamdai, žinai, kad padėtų? Ne, man labai patiko, ypač kai atgal šiandien buvo čia. Tipo, tiek žmonių turit ir nesugebat klausimą parašyti teisingai, kur ten pas mus sugalvojo parašyti klausimą, ten vieni iš rėmėjų, žinai, tada peržiūrėjo vienas žmogus, tada aš peržiūrėjęs ir sudėjęs ten skaidrės, kurias mes pateikėm, galiausiai siunčiu peržiūrėti dar 4 žmonėm ir tada vis tiek lieka kažkas. Ir nu, tu tokio dalyko nepadarysi, tai vat tos klaidos, jas yra ir jos bus greičiausiai. Nu, aš nežinau, ar įmanoma apskritai kažką tobulai padaryti per transliaciją, kuri užtrunka 5 valandas, žinai. Tai žmogiškos klaidos, nu, ta prasme, visi esam žmonės, normalu, kad, žinai, ir tiek dalykų pagalvoti reikia, kad... Jo, kiekvieną smulkmeną tu turi apgalvoti, peržiūrėti 16 kartų ir, nu, čia yra labai daug darbo ir, nu, vis tiek gali praleisti. O tai tarkim, tiesioginė transliacija esu ne vieną vedęs, žinai, ir man visada jos yra baisu, nes tu viską turi, žinai, tiek ir... Jeigu susivelsi, žinai, jeigu susivelsi, matys visi. Jo, visi viską matys. Kaip tau buvo atgal šalien, tu realiai turėjai tiesioginį eterį visą laiką praves, žinai. Kaip tu susidorojai su to, kad, žinai, nesusimaišyt, kada koks tekstas, žinai. Aš susimaišydavau vis tiek.
Nu, tai buvo normalu. Man kartais būdavo ir į tech personalas, kad ne tas skaidrės pradėdavo rodyti pagal scenarijų, žinai, ir aš turiu greit atsimesti ir dabar paskaityti tas ir iš pradžių praeiti ar po to grįžti prie to, bet pranešti jiem, kad mums reikia grįžti prie to, jeigu jie pamiršo, žinai, tai tokius dalykus tu pastoji turi galvoti. Ne, tai aišku, daug kartų susfeilinau, kartais tai ten pimpu pampu, žinai, ten aišku, aš ten išdėku. Bet nežinau. Šiaip apie Lietuvos balsą gerai pasakė. Apie Facebookinis? Jo, tai va irgi apie tos komentarus, žinai, heiterių. Tipo, žinai, šūdmaliai, tiesiog sėdė, žinai, ant sofos, nieko gyvenime nedaro ir pys rašo. Labai mandri, žinai, taip. Mandri, kad jie yra šustresni negu kiti ir, žinai, rašo tos šūdinus komentarus, kurie, ir kaip ir gerai pasakė, nuotraukos būna močiutė su gelytėm, žinai, arba prie BMW, prie Mersos sėdė, žinai, bachūras, kur tiesiog tipai yra tokie. Nu jo, bet tarkim, aš nežinau kaip jūs, žinai, bet mano, pavyzdžiui, atveju, tai tie kūrėjai, kurie tikrai kūrė ir labai stengiasi, jie nešudmaliauja apie kitus kūrėjus, jie kaip tik, žinai, palaiko, jeigu mato, kad stengiasi, zaibys, maladės. Jeigu mato, kad nesistengi. Ne, tipo, kritikuot, žinai, aš visada sakau, žinai, tipo, kad man ta kritika, tipo, okei, aš priimsiu, jeigu jinai yra tikrai, tikrai, va, pavyzdžiui, argumentuota, kad čia, ble, seniai, galėjai geriau padaryti, va taip ir anaip. Okei, bet jeigu atei sakys, ble, šūda tu čia pipisai. Ne, bet tai kur komentarų, žinai, tu duhas. Ir tu iš nieko iš to nepasiimsi. Taip. Jeigu žmogus parašo, tu duhas ir paaiškina, kodėl. Tai ta prasme, tu gali gal išmokti. Gal podcastas iš manęs pradės rašyti, jūs debilai. Nes būtomis biški su kreiva nosim ir dantukais, Čestovas, blėt, nemoka kvepuoti normaliai. Čia išvaizda, čia nieko, bet tu jeigu paaiškintų, žinai, ką mes blogai darom, gal mes tokie. Gal, žinai, tipo. Tai gerai, tada reikia, blogai pasakiau, jūs negražus, nes. Jo, tai va. Bet šiaip kalbant apie tas kritikas, įmanti labai visą laiką, jinai kaip ir moka, bet kaip ir nemoka priimti kritikos, nes jinai labai visą laiką nori iš karto atgal duoti tam žmogui. Čia anksčiau man būdavo šitą dalyką. Jo, tai visą laiką, kai parašo kažką, įmantė vos netiesiogiai jam parašo ir paklauso, tai gerai, kaip tu darytum, jeigu tau negerai, ką tu darytum. Ir jinai tarsi taip išmaklins tą žmogų, kol jisai nebeturės ką atsakyti ir galiausiai net neįrodys savo tiesos ir tada įmantė jos įsteisė ir atrodo, kad jisai taip apsidovanoja, žinai, kad įrodo, kad jisai bandė kažką įrodyti, bet nieko neįrodė. Man anksčiau tai būdavo, kai irgi pradėjau ten kur turinį, žinai, irgi būdavo tų blogų komentarų, ten parašo irgi, atrodo, su kiekvienu norėčiau susitikti, žinai, ir su juo pakalbėti, kodėl jis taip galvoja ir išsiaiškinti, kad taip nėra, ten panašiai. Ir paskui suprantu, kad tiesiog neverta savo laiko gaišti. Tai iš tiesų. Šiandien ryte čatinau su vienu bičiuku, aš greit, galite pakalbėti, aš greit surasiu čatą, irgi labai juokinga istorija ten. Labai juokinga istorija. Aš nieko, aš tai pradėjau, būna kartais, žinai, parašo kažką, kur suargumentuota ta kritika arba kažkokią, žinai, kur gal priemi kažkiek, bet šiaip iš esmės tai aš irgi nelabai reaguoju į tos. Man zin, ką žinau, ypač kai live streaminam, tipo, streaminam ir tu streamini, ir aš streaminu, tu mačiau, tai vos ne X pasinti, žinai, aš tai net nekimbu į kalbas. Labas, davai, užbaninu ir viskas. Nu, man pizdu. Ja. Nu, tipo, aš matau, kur jau labai blogai. Tai, jo, tada mes blokuojam, nes man svarbiausia faina bendruomenė šalia. Yeah. Bet kur ten parašo, ką jūs pimpalai ir aš, ką tu pimpalai. Va, aš tą patį prisiminiau atvejį, kur tą parašė. Juokinga visai buvo, žinai. Bet čia pimpalai. Jo, nu man tai juokinga. Ne, čia tai bairis fire. Nes, žinai, kas, aš dažniausiai pastebėjau, kad jeigu parašo, va, ką tu pimpalai ir tu sai... Ten, žinai, po ką tu pimpalė, aš net sakai, ne, tai prikolinu, žvenga. Jo, ir tada jis ten kažką irgi juokingo parašė. Ai, ne, čia bairis, žinai, nes jeigu tu įsižeistum, jis pajaustų tą, žinai, alkį, kad jisai, žinai, pažeidžiamas. Aš dabar galiu dar daugiau užvaryti. Svarbiausia reikia, kaip sakyti, nebaumulai būtų. Nebūtų. Nu, tipo, čia... Tu šitą atveju, radai čatą? Jo, radau čatą. Tai žmogus man parašė vakar 10:30. Mhm. Aš įkėliau žodžiu videką, kur pašiepiu, kaip čia, ne bažnyčią, bet kunigus. Tiesiog, kad jie ima babkės ant stogo. Ai, čia kur atėjau į tą... Jo, kur tipo... Tai čia senai jau kėliai. Jo. O tai su berniuku kažkokį filmuojais? Ne, vienas filmavausi ir tiesiog, kad ateinu, sakau, žinai, pašventinsiu namus, duok pidisoką, žinai. Nes tai, čia taip realiai vyko, pas mus taip yra buvę, žinai. Taip, pas mus irgi tai būdavo. Ir žmogus man parašė. Aš iš nuotraukos skaičiu, kad jam yra apie 40 keli metai. Nu, toks vyresnio amžiaus žmogus. Ne tai, kad vyresnio, bet vyresnio. Ne. Parodyk man. Nu, taip, aš žiūrėjau apie kiam. Ir jis parašė, kodėl tu taip vaidini, tau liepė, tave kažkas įskaudino, liepė mokėti 100-500 eurų. Ir smile uždėjo. Ir aš iš pradžių nesupratau, ką jis... Nesupratčiau irgi. Aš iš pradžių nesupratau, žinai, nes jau tas videkas įkeltas buvo prieš mėnesį, pusantrų, nu aš pamiršęs apie jį, žinai. Parašiau, o kodėl tu gyveni? Tau šas leido?
Tiesiog aš tiesiog parašiau tą patį, kas... Aš tiesiog parašiau, ką jisai parašė, žinai, nesąmonė. Aš nežinau, ar čia yra geras atsakas žmogui, žinau. Jis man rašė, kodėl tu vaidini, ar tau liepia, ar tave kažkas įskaudino. Tai prašau, kodėl tu gyveni, ar tau kažkas leido. Aš joko formą viską ant bairio. Ir paskui jis man rašo, tau kažko trūksta ir bandai kažką kaltinti. Ar tau liepia susimokėti, kodėl taip šmeiži, jeigu nesitikintis, tai nors gerb kitus. Musulmoniškai šalyje tau kiaušus nupjautų už tokius performansus, o čia matai pas mus demokratija. Gali tyčiatis, šaipytis, laikas tave atvesti protais. Man tai parašė. Pusė 7 ryto. Fucking pusė 7 ryto, taip man parašė. Ir čia jis man aiškina, man kiaušus nupjautų ir paskui rašo, kad pas mus demokratija gali tyčiatis, šaipytis. Jis tą patį daro. Mane tyčias šaipos. Jis būtų, jam pofiks būtų praėjęs ir nieko nerašęs. Parašiau, 9 ryto atsikėliau, parašiau, kaip negražiai kalbi, Dievas viską mato. Ir paskui parašiau, reikės plauti liežuvį ūkinimu. Matau, žmogus metasi, bet tėvai vis tiek neišmokė. Parašė, tu gražiai kalbi, geros tau dienos žmogau. Parašiau, nors ten pas jūs vis tiek, nors ten pas jūs 5 eurų visas nuodėmės išperka, tai gali drapsyti šūdais. Ir jisai užblokavo mane. Aš tai, gerai, kaip tu būtų, aš būčiau, man būtų parašę tą žinutę, praignorinęs. Aš net nebūčiau atrašęs. Aš irgi praignorinęs. Abu tomis. Kodėl tu gyveni? Kas tau leido? Ne, supranti, aš iš pradžių nesupratau, kodėl jis man rašo. Jeigu aš būčiau supratęs, kad man rašo apie tą video bažnytinį, aš tikrai būčiau nieko atrašęs, bet aš nesupratau. Atrašiai, kodėl tu gyveni, ar tau leido, tu ta prasme. Dėl to, nesupranti, jisai tai parašė, kad aš nesuprantu, apie ką jisai klausė. Ir aš galvoju tiesiog eilinis šudmalys, kuris, tiesiog random, girtas gal prie kompo, sinarkašinės parašė kažkokią nesąmonę. Aš jam tą patį nesąmonę atrašiau. Ir paskui tik tai supratau, kad jisai čia apie bažnytinius dalykus kalba. Ir paskui aš jau tam parašiau, kad Dievas mato, žinai. Nes jisai pats nesąmonės pasakoja, kaip sakant, žinai. Wow. Tai, tokia situacija. Aš irgi būčiau praskipinęs. Aš visus praskipinu, kur labai debiliškai, žinai. Tai aš 99% irgi praskipinu, bet čia vat pamačiau. Aš pamačiau jį. Ir supranti, aš kaip pamatau, kad... Sprendžiau smurtauti. Ne, aš pamatau, kad jeigu rašo jaunas žmogus, ten, žinai, 15 metų, ten 20, aš visai kas skipinu, nes žmogus, žinai, dar reikia jam ateiti, žinai, į supratimo tą kelią. Čia kaip pamačiau, kad žmogui 40 metų, blemba, seniai, jis turėtų būti pratingesnis už mane ir nerašyti tokių šūdų man. Visų pirma. Ne, jisai atėjo su pointu, žinai. Jam būtų užtekę paaiškinti, kad tau taip buvo įvykę gyvenime ir jis būtų jau čia atsiknisis. Jo, bet aš komentaruose, ten komentarų, nepameluosiu, turbūt 500 ant to video buvo ir visi buvo tokie, žinai, aš ir parašiau, sakau, aš jėmu pavyzdį iš realios pusės. Ir buvo N komentarų, kurie rašė tą patį. Sako, blem, pas mus tas pats būdavo. Sako, mes dabar tiesiog nebeįsileidžiam namus. Tai čia ne man vienam ta pati situacija yra, žinai, kur ateina kunigas ir sako, pašvenčiu jūsų chatą, daug pėdisoką. Ir čia man yra visiškai nonsensas. Kodėl tu iš manęs turi babkės, kad tu šventini? Aš tavęs neįprašiau visų pirma. Visų antra, aš netikiu šių dalykais. Kaip ten vadinasi? Ne, kalėdojimas tai čia žiemą eina, o šitas dalykas kitaip vadinasi. Kalendorius. Jo, bet aš netikiu bažnyčiai, mano... Tiesiog gal radai kokią bendratį ir... Kalendorius. Bičas. Kalendorius. Random visiškai. Jo. Ne, aš tai nežinau, aš net komunijas nepriėjęs, aš žinau, kaip reikės daryti prieš vestuvės. Žinau, kur padaro. Komunijas? Aš irgi nepraėjęs komunijas. Pašventins. Aš tik pakrikštis esu. Aš irgi. Mane kišo į tą vandenį. Jo, komunijos aš irgi nepraėjęs. Aš komunijos perėjau, bet dirmavonės, ar kaip ten skaitos tas antras? Jo, tai... Kas yra dirmavonė? Ten reikia irgi praeiti, o komunijos... Kaip dirmantaitės vonė kokia. Dirmavonios. Kalendorius. Dirmantaitės vonė. Seniai, nežinau, kaip tu praeisi dirmantaitės vonę prieš vestuvės. Pėdisokas ir praeisi. Aš žinau, kur galima. Ja, man irgi reikės kontaktų. Dirmavonių nežinau. Šito, nes... tai man dirmavonės reiks. Komunija. Nes aš į bažnyčią, kiek žinau, negali be dirmavonės eiti. Kur negali eiti? Bažnyčia? Taip, Kartai bažnyčia negaliu eiti. Ne, bažnyčia tu gali eiti, bet tu negali tuoktis bažnyčiai. Tai jo, bet šito dalyko jo negali. Man atrodo, kad ten full package turi būti, kad... Taip, tai man paskutinio to peko reikia. Peko.
Bet tau gal labai greit nereikės. Nu, Mum čia, žinai, Jo. o mes dar net komunijos neprieėję. Nu jo, Nieko, pidisokas. pėdisas ir pašventins. Jo. Taip jau būna, šitam pasaulyje. Telefonas. Gerai, kodėl tu turi telefonus? Mes jau telefoną? klausim šito, bet mums neatsakė. Ir aš mačiau, kad turiu kėlį, kad Android telefonas. Xiaomi. Huawei. Ne. Aš maičiau. Kokie dar yra kinietiški šitie? Seniai, atrodo kaip kinietiškas. iPhone'as. Ne Čia kinietiški. atrodo kaip iPhone'as? Ai, čia koks Google bus, ne? Jo. Google iPhone. Šiaip žiauriai. Pro Ai, XL. sakau, Google iPhone'as. Eksperimentą darau. Man tiesiog, kadangi bendrauju aš su Šarūnu iš Komikono, jis kažkaip buvo užsiminęs, kad dabar testuoja šitą telefoną. Sakau, blema, šiaip paskutinį kartą prieš 10 metų naudojau Androidą. Sakau, galėčiau mėnesį pabandyti. Ir taip filmuoju videką, žinai, ir noriu tiesiog pažiūrėti, kaip po 10 metų naudojant iPhone'ą, taip sugrįžtant dabar į Androidus, kokia situacija, žinai, yra. Galėtų rakinti Dokman paskrolinti. Viens per vieną iPhone'as. Ta prasme. Žiūrėk. Jo, bet žiauriai panašus. Literaliai iPhone'as. Nu, jis, žinok, Ai, yra, One Messenger tas pop-upsas, aš žinai. iš pradžių jo nebuvo ir man parašė kažkas, gali įsijungti ir aš toks, no way, prieš 10 metų šitą naudojau. Geras. Dainas geras. Aš iš Samsungo pasilgsiu iš Androido šito dalyko, kad nėra Kas yra keista meniu Androiduose, va šitai. Jo. į viršų, jo. Ai, šitaip dar eina. Bet gali Bet ne, gali ir iš šono slidint. pasirinkti, jo. Nu, ant iPhone nėra šis meniu. Taip pat. Gerai, o kaip kamera? 2 kartus Svarbiausia. gali pasvati, arba ten jo. Šiaip bet tai turi foto režimas, jis kažką dar perdirba nuotrauką, tai kai nufotkinsi, jis dar kažkaip patobrina ją. Bet Jei jūs tipo yra. jo, video tai man nepatinka, išlieka nuomonė, bet kamera tai šiaip visai gražiai tam padaro viską. Kažkoks... Vis tiek užtinės. Ai, vis tiek užtinės. Taip ir gerai fotkina visai. Dar biškai parodyk, palygin noriu su iPhone'u, va čia bendrai, kaip čia atrodo. Aš dabar, gerai. Ar dar labai tamsus tuo? Tai, Aš, pavyzdžiui, naudojau Samsungą metus laiko. Matosi? Pašviesim gal tą ekraną. Ai, bet greičiausiai tavo patamsinti reikės, nes mūsų kamera šviesiau filmuoja, tai Reikia pirmą mokėti pašviesinti, nes nežinau. 2 kartus čia į apačią vos neleidai kažkaip taip įdomiai. Ką? 2 kartus? Ja. Labai geltonai. Pas mane gali būti įjungtas night shiftas. Aš geltonesnį ekraną visą laiką naudoju. Nu, tai aš tik vakare, kad lengviau būtų užmigti, bet Šiaip aš naudojau Androidą metus laiko, tai jų, pavyzdžiui, Samsungo kamera, jinai ganėtinai gera, tik tais labai suknisa Instagramas. Jo, kažkaip visiškai neoptimizuota. jie nedirba su... nemoka. Ta prasme, Instagramas, viskas gerai su to telefonu. Ta prasme, ten valdymas išmoksi priprasi, žinai. Instagramas, viskas. Yep. Ta prasme, krešina, kimba, pikseliuoja, žinai, ir taip toliau. Ypač su stories būna, Su įkeli stories, story, taip, ten taip. tragedija, ir man anksčiau Nes šiaip, Nisdavo protas, Jo, jo. nusipirka iPhone, sako, visai gaidį story, žinai. Jeigu geras apšvietimas, dar viskas gerai, bet dabar po nakar, kai kėliau istoriją, atsilieka balsas, galvoju, what the fuck. Jeigu per tiesį Instagramą, jeigu filmuoji tiesiog, taip. pakenčiama, bet man šiaip nepatinka video kokybė, apskritai jokia. Man kas patinka, tai, nu, tipo, nebent šitas. Bet čia tai, tu matai tą noizą, realiai. Nu, tos viskas sakai, bet matosi tas, jeigu būtų tamsiau, Bet- noizas toksai debiliškas. Čia, žinai, kas yra labai tiesiog sharp. Jo, yra sharp, super labai sharp. sharp. Taip. Super sharp. Bet čia gal yra irgi nustatymai? Negali būti, kad... Čia Instagramas, ten tai Bet pilnas. ant kiek yra susiskirstę į 2 grupės žmonės? seniai. Android useriai nekenčia iPhone userių, iPhone useriai nekenčia Android Noriu userių. komentarą ant šito podcast'o, iPhone'as geriau. iPhone'as kol kas geriau dar. iPhone'as geriau už visus jūsų Androidus. Ta prasme, Pasakysiu dabar tą- jau, dabar laikykis. Pasakysiu, kas daugiau pinigų sumokės. Jeigu norit, Samsungas dirbsiu su jumis. Aš norėčiau Samsungą dar išmanyti, nes sako, kad Samsungas sutvarkė jau tipo su Instagramu jo. Šiaip Samsungą aš turėjau 2-3, dirbau su Note. Čia tu naują dar turėjai, aš žinai, kad 12 Taip, gal. tai aš prieš 2 metus dirbau. Ai. Ir aš naudojau metus laiko, viskas buvo gerai, tipo, tai sakau, viskas man patiko, aš pripratęs jau buvau, tik tais, kad reikėdavo, man tą patį Instagram'e darydavau, nefilmuodavau Instagram'e, žinai, o nusifilmavau su kamera ir tada... Jo, ir čia kai mūsų tapo Apsikrovė story, tas. tai biški hassle toksai. Taip. Tada, žinai, kas, nu, aš čia per video, aišku, ten labai išsamiai viską norėsiu padaryti. A, tu video darysi apie šitą? Jo, aš filmuoju video visą mėnesį, žinai, okay. tai, nu, taip pat tiesiog užmetu vis kažkokius dalykus. Okay. Bet, dabar mačiau, ką noriu sakyti, man patinka ant iPhone airdropas, ne, jeigu su Apple kompu dirbi, viskas gerai, bet kai su Windows PC, nu, nelabai yra Nelabai pasirinkimo. jo. Čia radau quick transfer. Bet Yra. Arba aš nemoku jo naudotis, arba jis man žiauriai tragiškai veikia, ant 50 KB per sekundę greičio. Jisai labai lėtas yra. Aš Tai kai va. turėjau Samsungą irgi buvo. Ne, dabar žiauriai greitas. Ant naujų, pavyzdžiui, Samsungų. Nu, bet tai čia Google, aš nežinau, bet aš apie Google Samsungą. sako, geri telefonai.
Tai va aš tam ir esu čia įsėsk. Nes aš kol kas esu nuomonės, viskas man yra gerai, man visai patinka ir tas fingerprintas ant ekrano, nes tipo yra ir tas, ir kažkuris, kuris greičiau suveikia, žinai. Viskas yra gerai, šiaip tikrai smagu. Notificationai gal nelabai patinka, kaip atsiranda, negu lyginant su iPhone'u, kad jie ten susistekina, bet čia OS dalykas. Bet čia irgi pripratimo reikalas. Ir turbūt pripratimo reikalas. Man tik sakau, vienintelis dalykas tai yra video filmavimas su juo. Tai va, aš irgi O galvoju, kad... kainos atžvilgių. Nu, Nežinau, žinok. Nežinai, kiek bet jis kainuoja? tik kainuoja turbūt kokiais 800, aš spėju. Nežinau. Nuoširdžiai. Pasižiūrėsiu. Google Pixel Pro 9XL. Greit užmėsim akį. Tiesiog įdomumo dėlį. Dai, pažiūrėk. Pixel... Pro 9XL. XL? Pro. XL? 9. XL. XXL? Super turbo. Super, Max. Nu, va, tai pirma. Nu, davai kainą. Štuka 2. Štuka 3 beveik. Štuka Ką, 3. 3? O kiek iPhones? Pavyzdžiui, pas mane čia yra 14 Pro XL Max. Pro 9.4 Max L. Ai, man atrodo, kad šitas 1.6. Ai, ne, nuolaida dabar yra 889 eurai. Ai, tai va. Tiesiog, žinai, kai įdėjo kainą didesnį ir pačiu Taip, padarė taip. nuolaidą. Iš karto. 5 procentų. Ne, tai iPhone'as vis tiek kainuos, nu, Brangiau. štuka 2,5 tam Pro Max, Man atrodo, o kad Pro Max Samsungas, mano panašias 1.6. kainas. Tai Samsungas Pas mane Pro 1.5. Maxas. Pas mane Pro Maxas? Pro Maxas irgi. Pro Maxas. Nu, tai sakau, Pro Maxas apie štuką 2,5. Nuo dydžios talpos dar. Nu, jo, gigabaitų ir panašiai. Bet Samsungai štuka 5, štuka 6 kainuoja. Eik tu. Taip. Anksčiau būdavo pigiausi telefonai. Tai seniai, aš ta prasme dirbau su 2.3, nu, tipo, 2.3 tuo naucu, žinai, tai mano tas ultra kažkoks tas, nu, tipo, didžiausias ten su tais parkeliukų su viskuo, štuka 6, štuka 7 kainavo. Tuo metu, kai aš jį gavau. O tai kaip tada apsimoka pirkti Samsungą? Nu, bet žinai, ten irgi taip pat yra. Tas, Nes vat, jie aš gavau Pro aš manau, Maxas. kad jie jau tiek irgi pažengė, sakykime, kad jie, nu, irgi labai daug turi visokių ten Taip. priomų ir panašiai, tai kad Taigi jie gali ten keltą kainą. CPU, ten visokie, ten gaminimui tie telefonai, ten belekas ten iš viso. Nu, Man kas patinka, aš labai norėčiau to, nes man patinka, norėčiau pieštukais traktorių. Taip. Norėčiau dar flipą pabandyti, tipo, pažiūrėti, koks jausmas, kai turi mini planšetėlę, žinai. Flipas bairis, bet žinai, kas yra po kiek laiko lankstymo atsiranda juosta per. Taigi įdys tada. Jo, nes žinau, kas turi tą telefoną ir jau, na, po pusės metų naudojimo yra juosta per vidurio ekraną. Aš dabar kažkokią middle amžiaus krizę, aš tipo, norėčiau išbandyti visus telefonus, pažiūrėti pat tiek laiko, kuris patinka. Jo. Nes, nu, ta prasme, aš tai iPhone naudoju, viskas su juo gerai, jis veikia, kai man turi veikti, bet man dabar tiesiog aš noriu Naujovė. pažiūrėti, ar yra alternatyvų. Aš manau, kad tu nerasi. Nes supranti, jeigu tu būtum tiesiog average vartotojas, kur tiesiog reikia paskambinti parašyti žinutę, tai tau bet koks telefonas tiktų. Aš Bet nesu kai average. bet kai tu nesi average, mes esam turinio kūrėjai ir mums reikia iš to išgauti kažkokį turinį, tai iPhone'as geriausiai veikia su visais absoliučiai appsais. Nu jo, tiesa. Tai va tas yra minusas. Aš esu, dažnai, anksčiau nuo pat vaikystės buvau Samsungo, Huawei'us ir panašiai ten fanas ir tik tais Android'as naudodavausi. Ir paskui mane Gabrieliai kalbino naudotis. Sakyk. Androidas esi palakas. Ne, iPhone. Kas tau Tu nepatinka? Androidą naudoji? Kuri? Ai, supratau. Supratau. Soriukas. Tai žodžiu, aš naudodavau anksčiau Samsungus ir paskui Gabrielė mane kalbino perėti ant iPhone, nes tipo geresnė kokybė yra ir panašiai. Ir man pradžio žiauriai spiriausi, kai nusipirkau, tipo mėnesį panaudojau, pripratau prie telefono ir supratau, kad nekeičiau atgal. Nebent sumokėtų daug. Aš ką pažįstu, kas dirba. Aš tikėčiau. Aš galėčiau Aš pakeisti nekeičiu. irgi, manau, bet aš norėčiau pabandyti, tada nuspręsti, aišku, bet kas dar norėjau sakyti, tai aš pažįstu žmonių, kurie, sakykime, nu, nenoriu nei vardais minėti, pasakysiu, kad dirbo su tam tikru Android telefonu ir labai daug yra tų, kurie vis tiek turėdavo pašonį iPhone, kad nusifilmuoti reikalingus. Ai, tai jo, tai net kaip ne vienas. Buvo čia bairis kažkur, kad Samsungo tipo ambasadoriai ir filmuoja storiuką ir matosi, kad Samsungas tai ant stalo padėta, žinai. Jo. Tai ir suprantama, kad su iPhone filmuoja, nes Yep. iPhone naudojasi. Ir čia šiaip sklanda kalbos tarp influencerių labai lengvai. Jo. O man tai gerai, nes jeigu, pavyzdžiui, nepatikdavo kokybė, žinai, kai kelt reikėdavo, tai gerai, kad aš visada pilną kamerą turiu, su kuriam galiu nusifilmuoti, jeigu man reikia, žinai. Koks apsikrovimas yra? Labai apsikrovimas, taip. Žiaurus. Apsikrovimas, taip. Nufilmuoti, išsikelt, Taip, pamontuoti, įkelt, išsistūt. Nu, tragedija. Nu, jo. Nu, čia iPhone superior yra iš tos pusės, kad mums ten reilsiukus, tariukus daryti visokius panašiai. Žiauriai patogu ir kokybiškai ir greita, žinai, ir veikia šiaip. Sakau, jeigu dar dirbsiu Mac'o kompus, tu gali persidropinti labai lengvai, tai iš vis tam pasaka. Jo, nu, aš Mac'o nenaudojęs, tai negaliu pasakyti. Tai kažkaip nesinaudoju Apple produkciją. Man kompiuteriais. Aš visai pakeičiau Mac'ą, jeigu nestreaminčiau.
Tipo, man viską pilnai užtektų, bet jeigu nereikėtų streamint, nes aš negaminu ant kompo, tai pas mane viskam užtektų, ką aš naudoju savo kompą, tik tai streaminti labai sudėtinga, ten kai reikia prietaisių, mikserius jungti panašiai, tai biškiai ten sudėtinga būtų. Bet anksčiau, atsimenu, į Apple rašydavo į Windowsus. Jo, buvo momentas. Fortnite'as. jo, buvau, atsimenu, kai žaisdamas su Butonu Fortnite, tai aš buvau į Mac'ą tą ekraną. Įsijungia Mac'as, pys Windowsai. Jo. What the fuck? Ir paskui gali įsijungti atgal į Mac'ą. Taip. Jokinga. Mėtytis gali, žinai. Nu, tipo, kai yra toks pasirinkimas, gal visai ir nice. Yeah. Man vienintelio dalyko trūksta šiuo metu dėl greitesnio darbo, tai kad iš telefono, tipo, iOS galėtų į Windowsus failus, taip pat airdropint. Nes reikia eiti per Google. Nes aš, tipo, turiu tą MacBooką, su telefonu labai viskas greitai. Ką aš nusikopijuoju MacBook'e, tas jau yra, žinai, tipo, telefone. Ir man taip trūksta, kad į mano pagrindinį Windowsinį kompą. Tai čia... Šitas taip, tai aišku variantas būtų Apple Combo pirkti kokį nors overpriced, bet aš ką naudoju, tai serverį labai išnaudoju tam. Aš turiu appsą, sakykime, mano serverį. Tipo kaip Drive? Jo, bet pas mane Drive kompą atsiranda, nereikia per kompą siūstis, matai. Aš galiu tiesiai kompą folderį įkelt, ką noriu. Ai, tipo, iš telefono failą įkelti tą... Jo, per serverį appsą, ten Synology, tipo, yra, galiu tiesiai pasirinkti, iškart matau savo sukurtus folderius. Nuo 9000, žinai, eurų. Ne. Tai aš galiu nueiti čia, tarkim, folderius mano kokius nors ir bet kuriam nueičiau ten ir čia kažką įkelčiau, žinai, iš albumo atsirastų iškart kompe. Okay. Tai va čia, nice, bet 9000 brangų. 9. Šiaip serveris su kokiais 5 terabaitų. Nu, pas mane, kiek 40 kažkiek ten terabaitų gaunasi, tai... Nu, 4 gal išeina su biški. 4000? Ai, čia 4000 eurų? Kad persikelt failą. Ne, tai serveris tu iš bet kur pasaulio, žinai, laikyti ir kopijuoti ir backupinti. Metams? Ne metams. All the time. Ai, visam. All the smoke. Ten yra daug reikalų setupinti jos iš tikro, daug reikalų. Bet tas nais, kad, žinai, aš turiu projektus, 5 metus neturėsiu 5 metus. Čia žiauriai gerai. Gerai, jeigu dingsta elektra namuose. Upsas. Okay. Aš nepasidaręs, tai teoriškai turėčiau būti namie, kad išjungti serverį automatiškai, bet, pavyzdžiui, Baltas Media draugai, tai jie pasidarė upsą, kuris iškart, jeigu dingsta elektra, duoda, čia turbūt reikia tinkamą upsą, kad duoda iškart ryšį į servą ir kad jis automatiškai saugiai išsijungtų. Nes kitaip gali, dingti failą. Bet šiaip žiauriai gerai tiek terabaitų turėti. Man dabar, žinai, kai realybę šou darėm, tai aš turėjau 10 terabaitų hardų. Ir dabar, kad aš galėčiau iš hardo pagrindinio 6 terabaitų išsikelinėti medžiagą į savo kompą, žinai, nes mes turim iškelt medžiagą, tada ją konvertuoti, žinai, ir galiausiai aš galiu jau naudoti, žinai. Yeah. Tai aš dar pirkau 5 papildomus hardus, kad mes galėtumėm, tipo, dirbti. Pas man, aš dar tiek tų SSD neturėjęs, tų, žinai, T7, ten visokių, žinai, ir taip toliau. Eik, tu na. Tai va, pas mane va šitas daiktas, kur stovi, va, tai va šioje pačioje yra tas serveris. Blokas nemažas. Jo, jisai ir sunkus. Okay, o čia yra upsas, sakykime. Ir čia tiesiog eina laidai kompo, kur padoda tas visus dalykus. Ok, nice. Jo, čia jeigu daug medžiagos turi, ir reikia 50 terabaitų. Jo, jeigu 5 terabaitų. Ir pas mane aš tik pusę išnaudojęs, tai galėčiau įsidėti dar 100 galėčiau turėti. Ok. Nice. Tai ties tuo ir baigiam. Jo, nes terabaitai. Nes terabaitai. Reikia įsijus terabaitų savo galvose. Gerai, šiaip įdomus tas pokalbis šiandien buvo toks labai keistas. Ne keistas, normaliai. Šiaip palėtėm tokias temas, kur ne. Nu jo. Šiaip true. Man patinka, kad mes galim iš avarijų persi visiškai kitom temom. Tai tas fainai yra. Aitišnikai. Nuo lenktynininkų iki aitišnikų. Jo, realiai, Butomis kalba apie tai, kaip jis nieko nejaučia važiuodamas mašiną, kurioje nueina apie terabaitus ir serverius. Ne, bet dėl to mes čia esam, kad įneštume kažkokios diversijos, o nekalbėtume vien tik apie tas pačius dalykus. Taip, tai ačiū labai, su jumis buvom mes... CS3. Antanas, Tomas ir Lukas. Buvo komentaras, aš sako, labai patiko jūsų podcastas, norėjau parekomenduoti draugam, bet kadangi sakėt niekam nesakyti, tai nesakiau. Jo, žiauriai geras komentaras. Gerai, tai ačiū labai ir iki kitos savaitės. Parašykit komentarą, galite subscribinti, palaikinti, pasidalinti. Nepamirškit Aurimui palinkėti sėkmės.